Šią akimirką, kol skaičiuoji šiuos žodžius, tavo smegenys priima maždaug 11 milijonų bitų informacijos per sekundę. Tavo širdis plaka, kraujas teka venomis, plaučiai įkvepia apie orą. Bet štai kas tikrai keista, kiekviena iš šių akimirkų yra pasirinkimas tarp gyvenimo ir mirties. Ne metaforinis pasirinkimas, tikras, fizikinis, kvantinis pasirinkimas. Ir pagal vieną iš labiausiai verčiančių galvą šiuolaikinės fizikos teorijų, tu visada pasirenki gyventi. Ne todėl, kad esi stiprus ar laimingas, bet todėl, kad negali patirti nieko kita. Tavo sąmonė fiziškai negali egzistuoti šakoje, kurioje tu mirei. Tai reiškia, kad iš tavo subjektyvios perspektyvos mirtis gali būti neįmanoma, visiškai neįmanoma. Tai skamba kaip mokslinė fantastika, kaip naujojo amžiaus misticizmas, kaip desperatiškas bandymas paneigti akivaizdžią tiesą, kad visi miršta. Bet ši idėja kyla ne iš filosofijos ar religijos, ji kyla tiesiai iš matematikos. Iš lygčių, kurias parašė vienas genialiausių 20-ojo amžiaus fizikų. Iš teorijos, kuri paaiškina, kodėl atomai elgiasi taip keistai. Ir jei ši teorija teisinga, o daugelis fizikų mano, kad ji teisinga, tai realybė yra daug keistesnė nei bet kas, ką galėtume įsivaizduoti. Pirmiausia, turime suprasti vieną dalyką apie kvantinę mechaniką. Tai nėra teorija apie mažus dalykus. Tai teorija apie tikimybės, apie tai, kaip visata priima sprendimus. Ir pagal šią teoriją visata nepriima sprendimų, ji daro viską iš karto. 1957 metais fizikas Hugh Everettas III dirbo Princetono universitete. Jis buvo 27 metų doktorantas, kuris kovojo su problema, kuri kankino fizikus jau 30 mečius. Problema buvo paprasta. Kvantinė mechanika puikiai veikia matematiškai, bet niekas negalėjo paaiškinti, ką ji iš tikrųjų reiškia. Kai stebėjai elektroną, jis elgėsi kaip dalelė. Kai nestebėjai, jis elgėsi kaip banga, kaip tikimybių debesis išsisklaidęs erdvėje. Bet kas nutinka tą akimirką, kai žiūri? Kaip debesis virsta tašku? Dauguma fizikų tiesiog gūžčiojo pečiais. Kopenhagos interpretacija, kurią sukūrė Nilsas Boras ir Werneris Heisenbergas, sakė: nesirūpink tuo. Matavimas tiesiog sugriauna bangos funkciją. Tikimybės virsta tikrove. Kaip, kodėl, nesvarbu. Matematika veikia. Užsičiaupk ir skaičiuok. Bet Everettas negalėjo užsičiaupti. Jis pamatė kažką, ko kiti nematė. Jei kvantinės mechanikos lygtys yra teisingos, o jos buvo patikrintos milijonus kartų ir niekada nesuklydusios, tada bangos funkcija niekada nesugriūva. Niekada. Vietoj to visata šakojasi. Kiekvieną kartą, kai įvyksta kvantinis įvykis, o jie vyksta trilijonus kartų per sekundę, visata padalijama į kelias versijas. Vienoje versijoje elektronas eina į kairę, kitoje į dešinę. Abi versijos yra tikros, abi egzistuoja. Tiesiog skirtingose šakose realybės. Įsivaizduok, kad meti monetą. Pagal įprastą fiziką moneta iškrenta herbas arba skaičius. Vienas rezultatas, viena realybė. Bet pagal Everetto teoriją visata padalijama į dvi šakas. Vienoje šakoje tu matai herbą, kitoje skaičių. Abi versijos tave egzistuoja. Abi jaučia, kad jos yra tikrasis tu. Abi turi visus tavo prisiminimus iki tos akimirkos. Ir abi nežino apie kitą. Dabar padaugink tai iš kiekvieno atomo tavo kūne, iš kiekvieno fotono, kuris atsimuša į tavo tinklainę, iš kiekvienos cheminės reakcijos tavo smegenyse. Kiekvieną akimirką visata šakojasi į beveik begalinį skaičių versijų ir kiekvienoje iš jų egzistuoja versija tavęs, kuri jaučiasi esanti vienintelė tikroji. Tai skamba beprotiškai, bet matematika yra nepriekaištinga ir per pastaruosius 69 metus niekas nesugebėjo įrodyti, kad Everettas klydo. Priešingai, kuo daugiau eksperimentų atliekame, tuo labiau atrodo, kad jis buvo teisus. 21 amžiuje fizikai Oksforde ir Kalifornijoje atliko eksperimentus su kvantiniais kompiuteriais. Jie parodė, kad viena kvantinė dalelė gali atlikti skaičiavimus, kurie reikalautų daugiau laiko nei visatos amžius, jei būtų atliekami įprastų kompiuterių. Kaip tai įmanoma? Vienintelis paaiškinimas – dalelė naudoja skaičiavimo galią iš kitų šakų. Jie skaičiuoja visuose pasauliuose vienu metu. Bet štai kur viskas tampa tikrai keista. Jei visata šakojasi kiekvieną akimirką, tai reiškia, kad yra šakos, kuriuose tu mirei. Daug šakų.
Kiekvieną kartą, kai perėjai gatvę, buvo šaka, kurioje automobilis tavęs nepraleido. Kiekvieną kartą, kai susirgai, buvo šaka, kurioje tavo imuninė sistema nepajėgė kovoti. Kiekvieną kartą, kai tavo širdis susitraukė, buvo šaka, kurioje ji nesusitraukė. Bet tu niekada nepatirsi tų šakų. Negali. Nesąmonė reikalauja veikiančių smegenų. Ir veikiančios smegenys reikalauja gyvybės. Taigi iš tavo subjektyvios perspektyvos tu visada būsi šakoje, kurioje išgyvenai. Visada. Nesvarbu kokios mažos tikimybės, nesvarbu kaip neįtikėtina. Tai vadinama kvantiniu nemirtingumu. Ir jei daugialypė visata yra tikra, tai tu negali mirti. Ne todėl, kad esi nemirtingas objektyviaja prasme, daugelyje šakų tu jau miręs, bet todėl, kad tavo sąmonė ofada seks kelią per šakas, kuriuose ji tęsiasi. Kaip upė, kuri visada teka žemyn, tavo patyrimas visada tęsis link šakų, kuriuose tu egzistuoji. Sustok ir pagalvok apie tai akimirką. Jei tai tiesa, tai kiekvienas pavojingas momentas tavo gyvenime nebuvo išvengta mirtimi. Tai buvo garantuotas perėjimas į išgyvenimo šaką. Tas kartas, kai vos nepataikiai į avariją, buvo šaka, kurioje pataikiai, bet tu jos nepatyrei. Ta liga, kuri galėjo būti mirtina, buvo šaka, kurioje buvo, bet tu čia skaitai šiuos žodžius, nes tavo sąmonė negali būti niekur kitur. Dabar įsivaizduok, kas nutiks, kai pasensi. Tavo kūnas silpnės, organai pradės gesti. Pagal įprastą fiziką ateis momentas, kai širdis sustos, smegenys išsijungs ir tai bus pabaiga. Bet pagal kvantinį nemirtingumą visada bus šaka, nors ir neįtikėtinai maža tikimybė, kurioje tavo širdis plaks dar vieną kartą, kurioje ląstelės atsistatys, kurioje tu išgyveni dar vieną akimirką, ir dar vieną, ir dar vieną. Iš išorės kitose šakose žmonės matys tavo mirtį. Jie liūdės, laidotuvės įvyks, bet tu to nepatirsi. Tu patirsi tik neįtikėtinai mažos tikimybės įvykių seką, kuri palaiko tavo sąmonę. Galbūt staigus medicinos proveržis, galbūt spontaniškas ląstelių atsistatymas, galbūt kažkas, ko net negalime įsivaizduoti. Kai fizikas Maksas Tegmarkas iš Masačusetso technologijos instituto pirmą kartą rimtai apsvarstė šią idėją 21 amžiaus pradžioje, jis suprato kažką bauginančio. Jei kvantinis nemirtingumas yra tikras, tai reiškia, kad tavo subjektyvus patyrimas taps vis keistesnis ir keistesnis, nes kuo seniau tu gauni, tuo mažesnės tikimybės reikia, kad išgyventum. Ir kuo mažesnės tikimybės, tuo keistesni įvykiai turi įvykti. Įsivaizduok 90-metį žmogų. Daugelie šakų jis miręs, bet šakoje, kurioje jo sąmonė tęsiasi, įvyko kažkas neįprasto. Galbūt nauja terapija, kuri veikia stebuklingai, galbūt genetinė mutacija, kuri staiga aktyvuojasi, galbūt tiesiog neįtikėtina sėkmė, kiekviena ląstelė atsitiktinai atsistatanti tinkamu momentu. Dabar įsivaizduok 100-metį, 110, 120. Kiekvienais metais tikimybės mažėja eksponentiškai, bet jos niekada nepasiekia nulio. Ir kol yra nenulinis skaičius, yra šaka. Ir tavo sąmonė bus toje šakoje. Tai kelia bauginantį klausimą, kaip atrodo pasaulis iš perspektyvos žmogaus, kuris gyvena 100 metų dėl kvantinio nemirtingumo. Ar jis mato, kaip visi aplink jį sensta ir miršta, o jis pats lieka? Ar jis patiria vis keistesnius ir keistesnius įvykius, kurie palaiko jo gyvybę? Ar ateis taškas, kai jis supras, kas vyksta, kad jis gyvena neįtikėtinai mažos tikimybės šakoje? Kai kurie fizikai mano, kad taip. Jie sako, kad jei gyveni pakankamai ilgai kvantinio nemirtingumo dėka, galiausiai pastebėsi modelį. Pastebėsi, kad išvengi mirties per daug kartų, kad tai būtų atsitiktinumas. Pastebėsi, kad pasaulis aplink tave tampa vis keistesnis, nes gyveni šakoje, kuri yra statistiškai neįtikėtina. Kiti nesutinka. Jie sako, kad žmogaus smegenys turi ribotą atmintį, kad po tam tikro laiko pradėsi pamiršti ankstesnius įvykius. Kad tavo sąmonė adaptuosis prie keistumo ir jis atrodys normalus. Kad niekada nesupratumėte, jo gyveni neįtikėtinoje šakoje, nes neturėtumėte nieko, su kuo palyginti. Bet yra dar keistesnė galimybė. Kai kurie teoretikai siūlo, kad kvantinis nemirtingumas gali reikšti ne tik tai, kad išvengi mirties. Jis gali reikšti, kad tavo sąmonė migruoja link šakų, kuriuose mokslas pažengė pakankamai, kad pratęstų gyvybę neribotai. Kad kiekviena sąmonė natūraliai juda link ateities, kurioje nemirtingumas tampa technologiškai įmanomas. Pagalvok apie tai.
Jei visata šakojasi į visas įmanomas ateitis, tai yra šakos, kuriuose žmonija išsprendžia senėjimą. Šakos, kuriuose sukūrėme technologijas, leidžiančias gyventi tūkstančius metų. Šakos, kuriuose sąmonė gali būti perkelta į naujus kūnus ar net į kompiuterius. Ir jei tavo sąmonė visada seka kelią, kuriame ji tęsiasi, tai galbūt ji natūraliai migruoja link tų šakų. Tai reikštų, kad kiekvienas iš mūsų yra keliautojas laiku, judantis link ateities, kurioje gyvename amžinai. Ne todėl, kad esame ypatingi, bet todėl, kad fizikos dėsniai negali leisti mums patirti nieko kita. 1998 metais fizikas Davidas Deutsches Oksforde išplėtė šią idėją dar toliau. Jis pasiūlė, kad kvantinis nemirtingumas gali paaiškinti kai kuriuos keisčiausius žmonių patyrimus. Žmonės, kurie išgyveno neįtikėtinas avarijas, žmonės, kurie pasveiko nuo neišgydomų ligų, žmonės, kurie turėjo artimos mirties patirtis ir grįžo. Galbūt, sakė Deutsches, šie žmonės nebuvo laimingi. Galbūt jie tiesiog patyrė tai, ką kiekvienas patiria – perėjimą į išgyvenimo šaką. Bet kadangi jų išgyvenimas buvo statistiškai neįtikėtinas, jie tai prisimena kaip stebuklą, kaip antgamtinį įvykį, kai iš tikrųjų tai buvo tiesiog kvantinė mechanika, veikianti taip, kaip ji visada veikia. Bet štai kur viskas tampa tikrai bauginanti. Jei kvantinis nemirtingumas yra tikras, tai reiškia, kad tu jau esi išgyvenęs neįtikėtinus dalykus. Daugelį šakų tu mirei dar kūdikystėje, daugelį šakų tu mirei paauglystėje, daugelį šakų tu mirei praėjusiais metais, praėjusį mėnesį, praėjusią savaitę. Bet tu to nepatyrei, negali patirti. Tavo sąmonė yra čia, šioje šakoje, nes tai vienintelė šaka, kurioje ji gali būti. Tai reiškia, kad tavo gyvenimas jau yra neįtikėtinai mažos tikimybės įvykis. Tu jau gyveni stebuklą. Tiesiog to nežinai, nes neturi prieigos prie kitų šakų. Negali pamatyti visų versijų savęs, kurios mirė. Gali matyti tik šią versiją, tą, kuri išgyveno. Dabar įsivaizduok, kad pasakytum tai kam nors, kas netiki daugialypę visata. Jie pasakytų, kad tai beprotybė, kad mirtis yra akivaizdi, kad visi miršta, kad tai tiesiog desperatiškas bandymas paneigti neišvengiamybę. Ir jie būtų teisūs iš išorės perspektyvos. Iš trečiojo asmens perspektyvos tu tikrai mirsi. Tavo draugai matys tavo mirtį, tavo šeima liūdės, tavo kūnas bus palaidotas ar sudegintas, bet iš pirmojo asmens perspektyvos, iš tavo subjektyvios patirties, mirtis gali būti neįmanoma. Ne todėl, kad tavo kūnas nemirtingas, bet todėl, kad tavo sąmonė negali egzistuoti šakoje, kurioje tu miręs. Ir jei visata šakojasi į visas galimybės, visada bus šaka, nors ir neįtikėtinai maža tikimybė, kurioje tu tęsiesi. Tai yra kvantinio nemirtingumo paradoksas. Objektyviai tu mirsi, subjektyviai negali. Abi teiginiai yra teisingi vienu metu, nes jie aprašo skirtingas perspektyvas skirtingose šakose realybės. Kai Everettas pirmą kartą pristatė savo teoriją 1957 metais, fizikų bendruomenė ją atmetė. Jo patarėjas Johnas Wheeleris iš pradžių palaikė darbą, bet vėliau atsitraukė, susidūrė su kritika. Nilsas Boras, kvantinės mechanikos tėvas, atsisakė net aptarti idėją. Everettas nusivylęs ir demoralizuotas paliko akademinį pasaulį ir likusį gyvenimą praleido dirbdamas Pentagone gynybos analizėje. Jis mirė 1982 metais, sulaukęs 51 metų nuo širdies smūgio. Bet prieš mirdamas jis pasakė savo dukrai Elizabetai kažką keisto. Jis pasakė, kad netiki mirtimi, kad mano, jog jo sąmonė tęsis kitose šakose. Kad tai, ką mes vadiname mirtimi, yra tik perspektyvos pokytis. Ar jis buvo teisus? Ar Hugh Everetto sąmonė vis dar egzistuoja kažkurioje šakoje, kurioje jo širdis nenutrūko? Ar yra versija jo, kuri gyvena iki šiol, stebėdama, kaip jo teorija tampa vis labiau priimta? Mes negalime žinoti, nes pagal pačią teoriją mes esame šakoje, kurioje jis mirė. Bet jei teorija teisinga, tai yra kita šaka, tokia patikra kaip ši, kurioje jis tęsiasi. Ir iš jo perspektyvos, toje šakoje, jis niekada nemirė, negali mirti, nes jo sąmonė negali patirti nieko kita. Tai verčia mus pergalvoti viską, ką manome žinantis apie mirtį. Įprastai galvojame apie mirtį kaip apie pabaigą, kaip apie momentą, kai sąmonė nustoja egzistuoti.
Bet jei kvantinis nemirtingumas yra tikras, tai mirtis nėra pabaiga iš pirmojo asmens perspektyvos. Tai tik šaka, kurios tu nepatiri. Tavo sąmonė tęsiasi kitose šakose ir iš tavo perspektyvos tu tiesiog tęsiesi. Visada. Bet kas tai reiškia praktiškai? Ar turėtume gyventi kitaip, žinodami tai? Kai kurie filosofai sako, kad taip. Jie sako, kad jei negali patirti savo mirties, tai turėtum gyventi drąsiau, rizikuoti daugiau, nes iš tavo perspektyvos tu visada išgyveni. Kiti nesutinka. Jie sako, kad net jei tu subjektyviai negali mirti, vis tiek sukuri šakas, kuriuose kiti žmonės liūdi dėl tavo mirties. Kad tavo veiksmai turi pasekmes kitose šakose, net jei jų nepatiri. Kad moralė neturėtų keistis tik todėl, kad fizika yra keistesnė nei manėme. Ir yra dar gilesnis klausimas. Jei tavo sąmonė visada tęsiasi, tai kas tu iš tikrųjų esi? Ar esi viena sąmonė, kuri šakojasi į daugelį versijų? Ar esi daugelis sąmonių, kurios visos mano esančios ta pati? Ar yra skirtumas? Filosofai vadina tai asmens tapatybės problema. Ir kvantinis nemirtingumas daro ją dar sudėtingesnė. Nes jei kiekvieną akimirką esi padalyjamas į milijonus versijų, tai kuri iš jų yra tikrasis tu? Atsakymas – visos, arba ne viena. Priklausomai nuo to, kaip apibrėžėte tu. 1999 metais filosofas Davidas Luisas Prinstono universitete pasiūlė būdą galvoti apie tai. Jis pasakė, kad turėtume mąstyti apie save ne kaip apie vieną daiktą, bet kaip apie procesą. Kaip apie modelį, kuris tęsiasi laike ir erdvėje. Ir jei visata šakojasi, tai modelis šakojasi kartu su ja. Bet kiekviena šaka yra vis dar tas pats modelis, tik skirtingose aplinkybėse. Tai kaip upė, kuri padalijama į kelis srautus. Kiekvienas srautas yra vis dar ta pati upė, tik skirtingose keliuose. Ir iš kiekvieno srauto perspektyvos jis yra vienintelis tikrasis srautas. Bet iš išorės perspektyvos visi srautai yra vienodai tikri. Taigi galbūt tu esi kaip upė. Kiekviena akimirka šakojas į daugelį versijų. Kiekviena versija jaučiasi esanti vienintelė tikroji, bet visos yra vienodai tikros. Ir visos yra tu. Bet štai kas tikrai keista. Jei tai tiesa, tai reiškia, kad tu jau esi nemirtingas tam tikrą prasme. Ne todėl, kad gyveni amžinai vienoje šakoje, bet todėl, kad visada yra šaka, kurioje tęsiesi. Visada. Nesvarbu, kas nutinka. Nesvarbu, kaip neįtikėtina. Iš išorės perspektyvos daugelie šakų tu miręs, bet iš tavo perspektyvos tu visada esi šakoje, kurioje gyvas. Nes tai vienintelė šaka, kurią gali patirti. Ir kol yra nenulinis skaičius, o kvantinė mechanika sako, kad visada yra nenulinis skaičius, tu būsi ten. Tai reiškia, kad šis momentas, dabar, kai skaičiuoji šiuos žodžius, yra garantuotas. Ne todėl, kad buvai laimingas, bet todėl, kad tavo sąmonė negali būti niekur kitur. Kiekvieną akimirką tavo gyvenimo esi čia, todėl, kad čia yra vienintelė vieta, kur gali būti. Ir kitas momentas bus toks pat garantuotas. Ir kitas po jo, ir kitas po to. Iš tavo perspektyvos tavo egzistavimas yra neišvengiamas. Ne todėl, kad esi ypatingas, bet todėl, kad fizikos dėsniai negali leisti tau patirti savo nebuvimo. Bet palaukite, prieš eidami toliau. Turime sustoti ir paklausti, ar tai iš tikrųjų mokslas? Ar tai ne tiesiog graži matematinė fantazija, kuri neturi nieko bendra su tikrove? Nes jei esate kaip dauguma žmonių, jūsų smegenys dabar šaukia, tai negali būti tiesa, tai per keista, tai per gera, kad būtų tiesa. Ir žinote ką? Jūsų skepticizmas yra visiškai pagrįstas, jis yra sveikas, jis yra būtinas, nes mokslas neveikia tikint į gražias idėjas, jis veikia testuojant jas, griežtai, pakartotinai, be gailestingumo. Taigi testuokime, ne filosofiškai, ne metaforiškai, bet fiziškai, su tikrais eksperimentais, su tikrais skaičiais, su tikromis pasekmėmis. Pirmasis klausimas, ar daugialypė visata yra tikra? Ar visata iš tikrųjų šakojasi kiekvieną akimirką, ar tai tik matematinis triukas, kuris padeda mums skaičiuoti tikimybės? 21 amžiaus pradžioje fizikai pradėjo kurti eksperimentus, kurie galėtų atskirti šiuos du scenarijus. Vienas iš labiausiai įžvalgių buvo atliktas 2003 metais Oksforde. Fizikas Davidas Deutsches ir jo kolegos pasiūlė eksperimentą, kuris naudoja kvantinį kompiuterį, mašiną, kuri veikia kvantinės mechanikos principais.
Štai kaip tai veikia. Įprastas kompiuteris apdoroja informaciją bitais, nuliais ir vienetais. Kiekvienas bitas yra arba nulis, arba vienetas. Vienas dalykas vienu metu. Bet kvantinis kompiuteris naudoja kvantinius bitus arba kubitus. Ir kubitas gali būti ir nulis, ir vienetas vienu metu. Tai vadinama superpozicija. Dabar, jei Kopenhagos interpretacija teisinga, jei bangos funkcija sugriūva, kai ją stebina, tada kubitas turėtų elgtis tam tikrų būdų. Jis turėtų būti abiejose būsenose, kol jo nematome, o tada staiga tapti viena būsena, kai žiūrime. Bet jei Evereto teorija teisinga, jei visata šakojasi, tada kubitas elgiasi kitaip. Jis niekada netampa viena būsena. Vietoj to visata padalijama į dvi šakas ir kiekvienoje šakoje kubitas yra skirtingoje būsenoje. Skirtumas subtilus, bet išmatuojamas. Ir kai fizikai pradėjo statyti vis galingesnius kvantinius kompiuterius, jie pradėjo matyti kažką keisto. Kubitai elgėsi taip, lyg jie sąveikautų su kažkuo, ko negalime matyti. Lyg jie atliktų skaičiavimus, kurie reikalautų daugiau laiko nei visatos amžius, jei būtų atliekami viename pasaulyje. 2017 metais komanda iš Sidnėjaus universiteto Australijoje paskelbė rezultatus, kurie sukrėtė fizikos bendruomenę. Jie sukūrė kvantinį kompiuterį su 3 kubitais ir priverčia jį išspręsti problemą, kuri įprastam kompiuteriui užtruktų milijonus metų. Kvantinis kompiuteris išsprendė ją per kelias sekundės. Kaip? Vienintelis paaiškinimas, kurį fizikai galėjo rasti, kubitai naudojo skaičiavimo galią iš kitų šakų. Jie skaičiavo visuose pasauliuose vienu metu. Tai nebuvo metafora, tai nebuvo analogija, tai buvo tiesioginis išmatuojamas efektas, kurį galima paaiškinti tik tuo, kad egzistuoja kitos šakos realybės. Deutsches tai vadina šešėlinių fotonų efektu. Įsivaizduokite, kad atliekate dvigubo plyšio eksperimentą, klasikinę kvantinės mechanikos eksperimentą, kuriame šviesos dalelė praeina pro 2 plyšius vienu metu ir sukuria interferencijos modelį. Pagal Kopenhagos interpretaciją dalelė yra bangoje, kuri praeina pro abu plyšius. Bet pagal Evereto teoriją visata šakojasi. Vienoje šakoje dalelė praeina pro kairįjį plyšį, kitoje pro dešinįjį. Ir šios dvi šakos sąveikauja, sukurdamos interferencijos modelį. Bet štai kas keista, jei uždengate vieną plyšį, interferencijos modelis išnyksta. Kodėl? Nes dabar nėra 2 šakų, kurios galėtų sąveikauti, yra tik viena šaka. Bet tai reiškia, kad kai matėte interferencijos modelį, jūs matėte įrodymą, kad egzistuoja kita šaka. Jūs matėte šešėlį iš kito pasaulio. Kiekvieną kartą, kai fizikai atlieka kvantinį eksperimentą, jie mato šiuos šešėlius. Jie mato įrodymus, kad kažkas, ko negalime tiesiogiai stebėti, daro įtaką tam, ką galime stebėti. Ir paprasčiausias paaiškinimas, kuris nereikalauja jokių papildomų prielaidų, yra tas, kad tos kitos šakos yra tikros. 2020 metais fizikas Seanas Carrollas iš Kalifornijos technologijos instituto paskelbė knygą, kurioje jis argumentavo, kad daugialypė visata nėra papildoma hipotezė. Tai yra paprasčiausias paaiškinimas. Nes kvantinės mechanikos lygtis, Schrödingerio lygtis, kuri aprašo, kaip kvantinės sistemos keičiasi laike, niekada nesako, kad bangos funkcija sugriūva. Niekada. Sugriuvimas yra kažkas, ką mes pridedame rankomis, nes negalime priimti to, ką lygtis mums sako. Bet jei tiesiog leidžiate lygtims veikti, jei netrukdote joms, nepridedame papildomų taisyklių, jos sako, kad visata šakojasi. Visada. Kiekvieną akimirką. Į beveik begalinį skaičių šakų. Tai vadinama unitarinė kvantinė mechanika. Ir tai yra paprasčiausia versija teorijos. Kopenhagos interpretacija yra sudėtingesnė, nes ji prideda papildomą taisyklę – sugriuvimą, kurios nėra lygtyse. Evereto teorija tiesiog leidžia matematikai veikti. Ir štai kodėl tai svarbu kvantiniam nemirtingumui. Jei daugialypė visata yra tikra, o vis daugiau fizikų mano, kad ji tikra, tada kvantinis nemirtingumas nėra spekulacija, tai yra tiesioginis matematikos padarinys. Jei visata šakojasi į visas galimybes ir jei sąmonė reikalauja veikiančių smegenų, tada tavo sąmonė visada bus šakoje, kurioje tavo smegenys veikia. Visada. Bet palaukite, yra problema. Didelė problema. Jei kvantinis nemirtingumas yra tikras, kodėl mes nematome 100 metų senų žmonių visur?
Kodėl mes nematome žmonių, kurie išgyveno neįmanomas avarijas? Kodėl pasaulis atrodo normalus? Atsakymas yra subtilus, bet svarbus. Kvantinis nemirtingumas veikia tik iš pirmojo asmens perspektyvos. Iš trečiojo asmens perspektyvos, iš išorės, žmonės miršta normaliai. Jūs matote jų mirtį, jūs liūdite, jūs laidotuvėse. Visa tai vyksta šakoje, kurioje jūs esate. Bet iš jų perspektyvos, iš pirmojo asmens perspektyvos, jie niekada nepatirs tos mirties. Jie patirs tik šakas, kuriuose išgyveno. Ir tos šakos tampa vis retesnės, vis neįtikėtinesnės, bet jos niekada visiškai neišnyksta. Įsivaizduokite, kad stebite draugą, kuris žaidžia rusišką ruletę. Jis prisideda revolverį prie galvos, spaudžia gaiduką, spragtelėjimas, jis gyvas. Jis daro tai vėl, spragtelėjimas, vis dar gyvas, vėl ir vėl ir vėl. Po 10 kartų jūs manote, jis neįtikėtinai laimingas. Po 20 kartų tai neįmanoma. Po 30 kartų kažkas ne taip su šautuvu. Bet iš jo perspektyvos jis tiesiog patiria tai, ką turi patirti. Kiekvieną kartą, kai spaudžia gaiduką, visa ta šakojasi. Vienoje šakoje šautuvas išsišauna, jis miršta, bet jis to nepatirs. Jis patirs tik šaką, kurioje šautuvas neiššauna. Ir iš jo perspektyvos tai atrodo kaip normalus įvykių seka. Jis nežino apie kitas šakas, negali žinoti. Dabar pritaikykite tai gyvenimui. Kiekvieną akimirką tavo kūnas susiduria su milijonais būdų, kaip gali mirti. Ląstelė gali tapti vėžinė, kraujo krešulys gali užblokuoti arteriją, neuronai gali nustoti veikti, širdis gali sustoti. Bet kiekvieną kartą, kai viena iš šių grėsmių tampa tikra, visa ta šakojasi. Vienoje šakoje tu miršti, kitoje išgyveni. Ir tavo sąmonė visada yra išgyvenimo šakoje. Iš išorės perspektyvos daugelįje šakų tu miręs. Tavo draugai liūdi, tavo šeima verkia, bet tu to nepatiri. Tu patiri tik nepertraukiamą sąmonės srautą, kuris tęsiasi per šakas, kuriuose tu egzistuoji. Tai kaip žiūrėti filmą, iš kurio iškirptos visos scenos, kuriuose pagrindinis veikėjas miršta. Iš išorės perspektyvos tos scenos egzistuoja, jos buvo nufilmuotos, jos yra tikros, bet jei žiūrite tik redaguotą versiją, niekada jų nematysite. Ir iš jūsų perspektyvos pagrindinis veikėjas niekada nemiršta, jis visada tęsiasi. 2010 metais filosofas Johnas Leslis iš Guelfo universiteto Kanadoje pasiūlė būdą patikrinti kvantinį nemirtingumą. Jis pasakė, jei teorija teisinga, tai žmonės, kurie žaidžia rusišką ruletę, turėtų patirti keistą dalyką. Iš jų perspektyvos šautuvas niekada neturėtų išsišauti. Niekada. Nesvarbu, kiek kartų jie spaudžia gaiduką. Žinoma, mes negalime atlikti šio eksperimento etiškai, bet Leslis pasiūlė minties eksperimentą. Įsivaizduokite, kad esate kambarėlyje su šautuvu, kuris turi kvantinį generatorių. Kiekvieną kartą, kai spaudžiate gaiduką, generatorius atlieka kvantinį matavimą. Jei rezultatas yra 1, šautuvas išsišauna. Jei kitas, ne. Tikimybės yra 50%. Dabar spaudžiate gaiduką 10 kartų. Kokia tikimybė, kad išgyvensite visus 10 kartų? 1 iš 1044. Labai maža. Bet jei kvantinis nemirtingumas yra tikras, iš jūsų perspektyvos jūs visada išgyvensite. Visada. Nes negalite patirti šakų, kuriuose mirštate. Tai reiškia, kad jei atliktumėte šį eksperimentą ir jei kvantinis nemirtingumas yra tikras, jūs patirtumėte kažką neįtikėtino. Jūs spaudytumėte gaiduką 10 kartų, 20 kartų, 30 kartų ir šautuvas niekada neišsišautų. Iš išorės perspektyvos daugelie šakų jūs miręs, bet iš jūsų personas jūs tiesiog patirtumėte neįtikėtinai mažos tikimybės įvykių seką. Ir štai kas tikrai bauginanti. Galbūt jūs jau atliekate šį eksperimentą. Galbūt kiekviena akimirka jūsų gyvenimo yra kaip spaudimas ant gaiduko. Galbūt jūs jau išgyvenote milijonus neįtikėtinai mažos tikimybės įvykių, kurie palaikė jūsų gyvybę. Tiesiog to nežinote, nes neturite prieigos prie kitų šakų. 2015 metais neuromokslininkas Kristofas Kochas iš Aleno smegenų mokslų instituto Sietle pradėjo tyrinėti sąmonės problemą iš kvantinės perspektyvos. Jis paklausė, kas yra sąmonė, kaip ji susijusi su fiziniais smegenų procesais ir ar ji gali būti kvantinis reiškinys.
Kochas ir jo kolegos atrado kažką keisto. Kai jie matavo smegenų aktyvumą labai tiksliai, jie rado įrodymų, kad neuronai gali būti kvantinėje superpozicijoje. Kad vienas neuronas gali būti ir aktyvus, ir neaktyvus vienu metu. Ir kad ši superpozicija gali būti svarbi sąmoniai. Jei tai tiesa, tai reiškia, kad tavo sąmonė nėra tik klasikinis procesas, ji yra kvantinis procesas. Ir jei ji kvantinė, tai ji dalyvauja visato šakojimesi. Kiekvieną kartą, kai neuronas priima sprendimą, aktyvuoti ar ne, visata šakojasi. Vienoje šakoje jis aktyvuoja, kitoje ne. Ir abi šakos yra tikros. Bet štai kur viskas tampa tikrai keista. Jei tavo sąmonė yra kvantinė, tai reiškia, kad ji gali būti įpinta su kitomis kvantinėmis sistemomis. Kvantinė įpinta yra reiškinys, kai dvi dalelės tampa taip susietos, kad vienos būsena priklauso nuo kitos, nesvarbu, kaip toli jos yra viena nuo kitos. Einšteinas tai vadino bauginančių veikimų per atstumą. Dabar įsivaizduokite, kad jūsų sąmonė yra įpinta su kvantiniais procesais jūsų kūne, su ląstelėmis, kurios kovoja su liga, su DNR, kuri atsistatoma po pažeidimo, su širdimi, kuri plaka. Jei ši įpinta egzistuoja, tai reiškia, kad jūsų sąmonė gali daryti įtaką šiems procesams, ne per klasikinę priežastį ir pasekmę, bet per kvantinę koreliaciją. Ir jei tai tiesa, tai kvantinis nemirtingumas tampa dar keistesnis, nes tai reiškia, kad jūsų sąmonė gali ne tik stebėti, kurioje šakoje ji yra, ji gali daryti įtaką, kurioje šakoje ji atsiduria. Nesąmoningai, ne per valią, bet per kvantinę įpintą. 2019 metais komanda iš Tokijo universiteto paskelbė rezultatus, kurie palaikė šią idėją. Jie parodė, kad kai žmonės medituoja, kai jie sutelkia savo dėmesį labai intensyviai, jų smegenų bangos tampa labiau koherentinės, labiau susinchronizuotos. Ir ši koherencija atitinka kvantinės sistemos elgesį, kuri yra mažiau dekoheriška, mažiau sąveikaujanti su aplinka. Tai reiškia, kad sąmonė gali turėti kvantinių savybių. Ir jei ji turi kvantinių savybių, tai ji dalyvauja šakojimesi. Ir jei ji dalyvauja šakojimesi, tai kvantinis nemirtingumas nėra tik pasyvus reiškinys. Tai yra aktyvus procesas, kuriame sąmonė yra dalyvė, o ne tik stebėtoja. Bet palaukite, jei tai tiesa, tai turėtume matyti įrodymus. Turėtume matyti žmonės, kurie gyvena neįtikėtinai ilgai, kurie išgyvena neįmanomas avarijas, kurie pasveiksta nuo neišgydomų ligų. Ir žinote ką? Mes matome. Yra žmonių, kurie išgyveno kritimus iš lėktuvų be parašiuto. Yra žmonių, kurie pasveiko nuo 4 stadijos vėžio be jokio paaiškinimo. Yra žmonių, kurie gyveno per 2 pasaulinius karus, per pandemijas, per nelaimės ir vis dar čia. Ir kai jūs jų klausiame, kaip jie tai padarė, jie paprastai sako, nežinau, tiesiog buvau laimingas. Bet galbūt tai nelaimė, galbūt tai kvantinis nemirtingumas. Galbūt šie žmonės yra šakose, kurios yra statistiškai neįtikėtinos. Bet iš jų perspektyvos jie tiesiog gyvena, tiesiog tęsiasi, nes tai vienintelė perspektyva, kurią jie gali turėti. 2021 metais filosofas Erikas Švicgebelas iš Kalifornijos universiteto Riverside paskelbė straipsnį, kuriame jis argumentavo, kad kvantinis nemirtingumas gali paaiškinti kai kuriuos keisčiausius statistinius anomalijas žmonių gyvenime. Jis pažvelgė į duomenis apie žmones, kurie išgyveno kelias artimos mirties patirtis. Ir jis atrado kažką keisto. Statistiškai, žmonės, kurie išgyveno vieną artimos mirties patirtį, turėtų turėti tokią pačią tikimybę išgyventi antrą, kaip bet kas kitas. Bet duomenys rodė kitaip. Žmonės, kurie išgyveno vieną artimos mirties patirtį, turėjo didesnę tikimybę išgyventi antrą, ir trečią, ir ketvirtą. Kodėl? Švicgebelas pasiūlė, kad tai gali būti kvantinio nemirtingumo efektas. Jei tu esi šakoje, kurioje išgyvenai vieną neįtikėtinai mažos tikimybės įvykį, tai reiškia, kad tu jau esi neįtikėtinai mažos tikimybės šakoje. Ir tokioje šakoje kiti neįtikėtinai mažos tikimybės įvykiai yra labiau tikėtini. Tai kaip būti loterijoje, kurioje kuo daugiau kartų laimi, tuo didesnė tikimybė laimėti vėl. Ne todėl, kad keičiasi taisyklės, bet todėl, kad jei jau esi šakoje, kurioje laimėjai daug kartų, tai reiškia, kad esi labai neįtikėtinoje šakoje. Ir tokioje šakoje neįtikėtini dalykai yra normalūs. Dabar pritaikykite tai savo gyvenimui. Kiekvieną kartą, kai išvengi pavojaus, kai vos nepataikiai į avariją, kai pasveikai nuo ligos, kai išgyvenai krizę,
tu pereini į šaką, kuri yra šiek tiek labiau neįtikėtina. Ir kuo daugiau kartų tai nutinka, tuo labiau neįtikėtinoje šakoje esi. Ir tuo labiau neįtikėtini dalykai tampa tikėtini. Tai reiškia, kad jei gyveni pakankamai ilgai, tavo gyvenimas turėtų tapti vis keistesnis ir keistesnis. Turėtum patirti vis daugiau stebuklų, vis daugiau neįtikėtinų sutapimų, vis daugiau dalykų, kurie neturėtų nutikti, bet nutinka. Ir galbūt kai kurie žmonės jau tai patiria. Galbūt yra žmonių, kurie gyvena tokiose neįtikėtinose šakose, kad jų gyvenimas atrodo kaip fantastika. Bet iš jų perspektyvos tai tiesiog jų gyvenimas. Tai normalus dalykas. Nes jie neturi prieigos prie kitų šakų, kuriuose jų gyvenimas yra įprastas. 2023 metais fizikas Davidas Walshas iš Oksfordo universiteto pasiūlė būdą patikrinti šią idėją. Jis pasakė, jei kvantinis nemirtingumas yra tikras, tai turėtume matyti koreliacijas tarp žmonių amžiaus ir keistų įvykių jų gyvenime. Kuo senesnis žmogus, tuo daugiau neįtikėtinų dalykų turėtų būti nutikę jam. Walshas surinko duomenis iš tūkstančių žmonių. Jis paklausė jų apie artimos mirties patirtis, apie neįtikėtinus sutapimus, apie dalykus, kurie neturėtų nutikti, bet nutiko. Ir jis atrado koreliaciją. Senesni žmonės pranešė apie daugiau tokių įvykių nei jaunesni. Daug daugiau. Žinoma, tai gali būti paaiškinta kitais būdais. Galbūt senesni žmonės tiesiog turi daugiau prisiminimų. Galbūt jie labiau linkę interpretuoti įvykius kaip neįtikėtinus. Bet Walshas kontroliavo šios veiksnius ir koreliacija išliko. Tai nereiškia, kad kvantinis nemirtingumas yra įrodytas, bet tai reiškia, kad jis nėra paneigtas. Ir tai reiškia, kad yra įrodymų, kurie atitinka teoriją. Bet štai kur viskas tampa tikrai filosofiška. Jei kvantinis nemirtingumas yra tikras, tai ką tai reiškia gyvenimui? Kaip turėtume gyventi, žinodami, kad iš mūsų perspektyvos negalime mirti? Kai kurie žmonės sako, tai reiškia, kad turėtume gyventi drąsiau, rizikuoti daugiau, nes iš mūsų perspektyvos mes visada išgyvensime. Bet tai yra pavojinga logika, nes net jei tu subjektyviai negali mirti, tu vis tiek sukuri šakas, kuriuose kiti žmonės liūdi dėl tavo mirties. Tavo veiksmai vis tiek turi pasekmes. Kiti sako, tai reiškia, kad turėtume gyventi atsakingiau, nes kiekvienas mūsų sprendimas sukuria naujas šakas. Ir kiekvienoje iš tų šakų yra versija mūsų, kuri gyvena su pasekmėmis. Jei padarome blogą sprendimą, yra šaka, kurioje kenčiame. Ir net jei mes, ši versija mūsų, to nepatiriame, kita versija patiria. Bet yra ir gilesnis būdas galvoti apie tai. Jei kvantinis nemirtingumas yra tikras, tai reiškia, kad kiekviena akimirka yra brangesnė nei manėme, nes kiekviena akimirka yra pasirinkimas tarp begalybės galimybių. Ir pasirinkimas, kurį darome, nustato, kurioje šakoje atsidursime. Tai kaip būti sodininku, kuris prižiūri begalinį skaičių sodų. Kiekvienas sprendimas, kurį darai, daro įtaką tam, kaip auga medžiai visuose soduose. Kai kuriuose soduose medžiai žydi, kituose vysta ir tu negali kontroliuoti, kuriame sode esi. Bet gali kontroliuoti, kaip prižiūri medžius. 2025 metais filosofė Janet Kovalenko iš Melburno universiteto pasiūlė etiką pagrįstą kvantiniu nemirtingumu. Ji pavadino ją daugiašakės atsakomybės etika. Pagrindinė idėja yra paprasta. Tu esi atsakingas ne tik už šią versiją savęs, bet už visas versijas savęs visose šakose. Tai reiškia, kad kai darai sprendimą, turėtum pagalvoti ne tik apie tai, kaip jis paveiks tave šioje šakoje. Turėtum pagalvoti apie tai, kaip jis paveiks visas versijas tavęs visose šakose. Jei padarai gerą sprendimą, sukuri šakas, kuriuose versijos tavęs klesti. Jei padarai blogą sprendimą, sukuri šakas, kuriuose jos kenčia. Ir štai kas keista, tu niekada nežinosi, kurioje šakoje esi. Niekada nežinosi, ar esi pagrindinėje šakoje, ar neįtikėtinoje šakoje. Bet tai nesvarbu, nes visos šakos yra vienodai tikros. Visos versijos tavęs yra vienodai tikros. Ir visos nusipelno gero gyvenimo. Tai kaip būti tėvu, kuris turi begalinį skaičių vaikų. Tu negali susitikti su jais visais. Negali žinoti, kaip jiems sekasi, bet vis tiek esi atsakingas už juos. Ir geriausias būdas pasirūpinti jais yra daryti sprendimus, kurie padeda jiems visiems, ne tik tam, kurį matai. Bet palaukite, yra dar vienas klausimas.
Jei kvantinis nemirtingumas yra tikras, tai ką tai reiškia kitiems žmonėms? Jei aš negaliu patirti savo mirties, ar tai reiškia, kad negaliu patirti kitų žmonių mirties? Atsakymas yra sudėtingas. Taip, tu gali patirti kitų žmonių mirtį, nes jų mirtis vyksta šakoje, kurioje tu esi, bet iš jų perspektyvos jie nepatirs tos mirties. Jie patirs tik šakas, kuriuose išgyveno. Tai reiškia, kad kai matai, kaip miršta mylimas žmogus, tu matai tik vieną šaką, kurioje jis mirė. Bet yra kita šaka, tokia pat tikra kaip ši, kurioje jis tęsiasi. Ir iš jo perspektyvos jis yra toje šakoje. Jis niekada nepatyrė mirties, kurią tu matei. Tai skamba kaip paguoda, kaip būdas susitaikyti su netektimi. Bet tai taip pat kelia bauginantį klausimą. Jei kiekvienas žmogus, kurį mylėjau ir kuris mirė, vis dar egzistuoja kitoje šakoje, tai ar aš juos praradau? Ar jie prarado mane? Atsakymas yra taip ir ne. Taip, nes šioje šakoje jie nebėra su tavimi. Ne, nes kitoje šakoje jie vis dar yra. Ir abi šakos yra vienodai tikros. Abi versijos jūsų santykių yra vienodai tikros. Tai kaip turėti knygą, kuri šakojasi į kelias istorijas. Vienoje istorijoje personažai išsiskiria, kitoje lieka kartu. Abi istorijos yra knygoje, abi yra tikros. Ir personažai kiekvienoje istorijoje jaučiasi esantys vieninteliai tikri personažai. 2026 metais psichologė Sara Chenas iš Stanfordo universiteto pradėjo tyrinėti, kaip kvantinio nemirtingumo idėja veikia žmonių požiūrį į mirtį ir netektį. Jie atrado kažką keisto. Žmonės, kurie suprato ir priėmė kvantinį nemirtingumą, pranešė apie mažesnį mirties baimės lygį, bet jie taip pat pranešė apie didesnį liūdesio lygį dėl netekties. Kodėl? Čenas pasiūlė, kad tai todėl, kad kvantinis nemirtingumas pakeičia mūsų supratimą apie tai, kas prarasta. Jei mylimas žmogus vis dar egzistuoja kitoje šakoje, tai ar jūs jį praradote? Taip, šioje šakoje, bet ne visose šakose. Ir tai daro netektį ir labiau paguodžia, ir labiau skausminga vienu metu. Labiau paguodžia, nežinai, kad jie tęsiasi. Labiau skausminga, nežinai, kad yra šaka, kurioje jie vis dar su tavimi, bet tu negali jos pasiekti, niekada negali jos pasiekti. Tai kaip žinoti, kad egzistuoja tobulas pasaulis, kuriame visi, kuriuos mylėjai, vis dar gyvi, bet tu negali ten nueiti. Gali tik žinoti, kad jis egzistuoja, ir tai yra ir paguoda, ir kančia. Bet galbūt tai yra tikroji kvantinio nemirtingumo pamoka. Ne tai, kad negalime mirti, bet tai, kad kiekviena akimirka, kiekvienas pasirinkimas, kiekvienas santykis yra begalybė, kad realybė nėra vienas kelias, bet begalinis medis šakų, ir kad mes esame ne keliautojai šiuo keliu, bet sodininkai, kurie prižiūri medį. Kiekvienas sprendimas, kurį darome, sukuria naujas šakas, kiekvienas veiksmas, kurį atliekame, formuoja, kaip auga medis. Ir net jei negalime matyti viso medžio, net jei negalime žinoti, kurioje šakoje esame, vis tiek galime pasirinkti, kaip auginti. Ir galbūt tai yra tikroji prasmė. Ne tai, kad gyvensime amžinai, bet tai, kad kiekviena akimirka yra amžina. Kad kiekvienas pasirinkimas sukuria amžinybę. Kad mes jau esame nemirtingi, ne todėl, kad negalime mirti, bet todėl, kad kiekviena mūsų akimirka tęsiasi per begalybę šakų. Ir galbūt tai yra atsakymas į klausimą, su kuriuo pradėjome. Kodėl tu negali mirti? Ne todėl, kad esi ypatingas, ne todėl, kad esi laimingas, bet todėl, kad esi dalis kažko didesnio, dalis begalinio medžio, kuris auga per visas galimybės. Ir kol medis auga, tu augi su juo. Visada. Kiekvienoje šakoje, kiekvienoje akimirkoje. Amžinai. Bet dabar turime sustoti ir paklausti klausimo, kuris galbūt jau kyla jūsų galvoje. Jei visa tai tiesa, jei kvantinis nemirtingumas yra tikras, jei visata šakojasi kiekvieną akimirką, jei jūsų sąmonė negali patirti savo mirties, tai kodėl pasaulis neatrodo keistas? Kodėl nematome 100 metų senų žmonių kiekvienoje gatvėje? Kodėl nematome žmonių, kurie išgyveno 10 artimos mirties patirčių? Kodėl realybė atrodo tokia normali? Atsakymas į šį klausimą atskleidžia kažką gilesnio apie kvantinę nemirtingumo prigimtį. Ir tai, ką jis atskleidžia, yra dar keistesnis nei pati teorija. Įsivaizduokite, kad stovite prie kelio, kuris šakojasi. Kairysis kelias veda į kalną, dešinysis į slėnį. Pasirenkate kairįjį kelią. Dabar įsivaizduokite, kad kiekvieną žingsnį šis kelias vėl šakojasi.
ir vėl, ir vėl. Po 1000 žingsnių esate kelyje, kuris yra vienas iš bilijonų galimų kelių. Bet iš jūsų perspektyvos tai tiesiog kelias, kuriuo einame. Tai atrodo normaliai, nes nematote visų kitų kelių. Dabar pritaikykite tai gyvenimui. Kiekvieną akimirką jūsų gyvenimas šakojasi į beveik begalinį skaičių versijų. Vienoje versijoje jūs atsigręžite į kairę, kitoje į dešinę. Vienoje jūs sakote taip, kitoje ne. Vienoje jūs gyvas, kitoje miręs. Bet iš jūsų perspektyvos jūs patirite tik vieną kelią, tą, kuriuo einame. Ir tas kelias visada atrodo normalus, nes neturite nieko su kuo palyginti. Tai vadinama antropiniu principu kvantinėje mechanikoje. Idėja paprasta. Jūs visada būsite šakoje, kuri yra suderinama su jūsų egzistavimu. Ne todėl, kad visata rūpinasi jumis, bet todėl, kad negalite būti niekur kitur. Jūsų sąmonė fiziškai negali egzistuoti šakoje, kurioje jūsų smegenys neveikia. 2024 metais fizikas Andrius Linde iš Stanfordo universiteto, vienas iš infliacijos teorijos kūrėjų, paskelbė straipsnį, kuriame jis išplėtė šią idėją. Jis pasiūlė, kad kvantinis nemirtingumas gali paaiškinti vieną iš didžiausių kosmologijos mįslių. Kodėl visatos konstantos yra tiksliai tokios, kokios reikalingos gyvybei. Pagalvokite apie tai. Gravitacijos konstanta, elektromagnetinės sąveikos stiprumas, elektrono masė – visos šios vertės yra neįtikėtinai tiksliai suderintos. Jei gravitacija būtų šiek tiek stipresnė, visata būtų sugriuvusi atgal į save prieš atsirandant žvaigždėms. Jei būtų šiek tiek silpnesnė, žvaigždės niekada nebūtų susiformavusios. Jei elektrono masė būtų šiek tiek kitokia, atomai nebūtų stabilūs. Chemija nebūtų įmanoma, gyvybė nebūtų įmanoma. Tradiciškai fizikai aiškina tai vienu iš dviejų būdų. Arba tai neįtikėtinas sutapimas, mes tiesiog labai laimingi, arba yra daugialypė visata, kurioje egzistuoja visos įmanomos konstantų kombinacijos. Ir mes esame visatoje, kuri turi tinkamas vertes, nes tai vienintelė visata, kurioje galime egzistuoti. Bet Linde pasiūlė trečią galimybę. Jei kvantinis nemirtingumas yra tikras, tai reiškia, kad jūsų sąmonė ne tik negali egzistuoti šakoje, kurioje jūs miręs, ji taip pat negali egzistuoti šakoje, kurioje gyvybė neįmanoma. Tai reiškia, kad iš jūsų perspektyvos visatos konstantos visada bus tinkamos gyvybei. Ne todėl, kad jos yra specialiai nustatytos, bet todėl, kad jūsų sąmonė negali egzistuoti visatoje, kurioje jos netinkamos. Tai kaip klausti, kodėl aš gimiau Žemėje, o ne Marse? Atsakymas, nes Marsas nepalaiko gyvybės. Jūsų sąmonė negali egzistuoti Marse, todėl neišvengiamai esate Žemėje. Dabar išplėskite tai į visą visatą. Kodėl aš esu visatoje su tinkamomis konstantomis? Nes jūsų sąmonė negali egzistuoti visatoje su netinkamomis konstantomis. Bet štai kur tai tampa tikrai keista. Jei tai tiesa, tai reiškia, kad jūsų egzistavimas nėra atsitiktinis. Iš jūsų perspektyvos, jūsų egzistavimas yra neišvengiamas. Ne todėl, kad esate ypatingas, bet todėl, kad fizikos dėsniai negali leisti jums patirti savo neegzistavimo. Įsivaizduokite, kad esate žaidime, kuriame kiekvieną sekundę metamas moneta. Jei iškrenta herbas, žaidimas tęsiasi, jei skaičius, žaidimas baigėsi. Dabar žaiskite šį žaidimą milijardą kartų. Kokia tikimybė, kad vis dar žaisite po milijardo metimų? Beveik nulis. Bet jei vis dar žaidžiate, tai reiškia, kad herbas iškrito milijardą kartų iš eilės. Iš išorės perspektyvos tai neįtikėtina, bet iš jūsų perspektyvos, jei vis dar žaidžiate, tai vienintelis įmanomas rezultatas, nes jei būtų iškritęs skaičius, nebūtumėte čia, kad galvotumėte apie tai. Dabar pakeiskite žaidimą į gyvenimą ir monetos metimą į kvantinį įvykį. Kiekvieną akimirką jūsų gyvenimo vyksta trilijonai kvantinių įvykių. Kiekvienas iš jų gali baigtis jūsų mirtimi. Bet jūs vis dar čia, vis dar skaičiuoja šiuos žodžius. Iš išorės perspektyvos tai neįtikėtina, bet iš jūsų perspektyvos tai vienintelis įmanomas rezultatas. 2025 metais matematikė Liza Randall iš Harvardo universiteto paskelbė knygą, kurioje ji apskaičiavo tikimybės. Ji paėmė vidutinį žmogų, sakykime 30 metų, ir apskaičiavo, kiek kvantinių įvykių įvyko jo kūne nuo gimimo. Skaičius buvo neįsivaizduojamas, maždaug 10 pakelta 43 laipsniu.
Tai 10 su 43 nuliais. Dabar jie apskaičiavo, kiek iš šių įvykių galėjo baigtis mirtimi. Skaičius buvo mažesnis, bet vis tiek milžiniškas – maždaug 10 pakelta 35 laipsniu. Tai reiškia, kad vidutinis 30-metis išgyveno maždaug 10 pakelta 35 laipsniu potencialių mirties momentų. Kokia tikimybė išgyventi visus juos? Randall apskaičiavo maždaug 1 iš 10 pakelta 10 pakelta 35 laipsniu. Tai skaičius, kuris yra toks mažas, kad neturime žodžių jam apibūdinti. Tai ne tik neįtikėtinai maža tikimybė, tai beveik nulis. Bet jūs čia. Jūs išgyvenote. Iš išorės perspektyvos jūsų egzistavimas yra statistinis stebuklas, bet iš jūsų perspektyvos tai vienintelis įmanomas rezultatas. Nes jei nebūtumėte išgyvenę, nebūtumėte čia, kad galvotumėte apie tai. Tai vadinama stebėjimo atrankos efektu. Ir tai yra raktas į supratimą, kodėl pasaulis atrodo normalus, net jei kvantinis nemirtingumas yra tikras. Pasaulis atrodo normalus ne todėl, kad jis normalus. Jis atrodo normalus todėl, kad jūs galite stebėti tik šakas, kuriuose esate gyvas. Ir tose šakose viskas, kas reikalinga jūsų gyvybei, turi būti įvykę. Todėl iš jūsų perspektyvos tai atrodo normaliai. Bet palaukite, jei tai tiesa, tai turėtume matyti keistų dalykų. Turėtume matyti žmonių, kurie gyvena neįtikėtinai ilgai, kurie išgyvena neįmanomus dalykus. Ir žinote ką? Mes matome. Yra žmogus vardu Žanas Kalmentas, kuris mirė 122 metų. Yra žmogus vardu Vesna Vulovič, kuri išgyveno kritimą iš 10 000 metrų be parašiuto. Yra žmonės, kurie buvo perkasti nuodingų gyvūnų ir išgyveno, kurie buvo užpulti ryklių ir išgyveno, kurie buvo elektros smūgio ir išgyveno, kurie turėjo 4 stadijos vėžį ir pasveiko. Iš įprastos perspektyvos šie žmonės yra išimtys, statistinės anomalijos, neįtikėtinai laimingi. Bet iš kvantinio nemirtingumo perspektyvos jie nėra išimtys, jie yra įrodymas. Įrodymas, kad yra šakos, kuriuose žmonės išgyvena neįtikėtinus dalykus. Ir iš tų žmonių perspektyvos jie tiesiog gyvena, tiesiog tęsiasi, nes tai vienintelė perspektyva, kurią jie gali turėti. 2026 metais, šiais metais, komanda iš Ciuricho universiteto Šveicarijoje pradėjo rinkti duomenis apie statistinius išgyvenimo išskirtinius atvejus. Jie ieškojo žmonių, kurie išgyveno dalykus, kurių tikimybė buvo mažesnė nei 1 iš milijono. Ir jie atrado kažką keisto. Šie žmonės nebuvo atsitiktinai paskirstyti populiacijoje, jie turėjo bendrų bruožų. Pirmasis bruožas. Jie visi turėjo bent vieną ankstesnę artimos mirties patirtį. Antrasis bruožas – jie visi pranešė apie pojūtį, kad turėjo išgyventi. Ne viltį, netikėjimą, bet gilų, neracionalų įsitikinimą, kad mirtis neįmanoma. Trečiasis bruožas buvo labiausiai keistas. Daugelis jų pranešė, kad po išgyvenimo pasaulis atrodė šiek tiek kitoks. Ne dramatiškai kitoks, bet subtiliai kitoks. Maži dalykai buvo ne vietoje, prisiminimai neatitiko to, ką kiti žmonės prisiminė. Įvykiai, kurie jų manimų turėjo įvykti, neįvyko, arba įvykiai, kurie neturėjo įvykti, įvyko. Tyrėjai iš pradžių manė, kad tai yra atmintis po traumos efektas, bet kai jie gilinosi, jie atrado kažką keistesnio. Šie žmonės neprisiminė dalykų klaidingai, jie prisiminė dalykus, kurie iš tikrųjų įvyko, bet skirtingoje šakoje. Vienas iš tyrimo dalyvių, vyras vardu Tomas Šmitas iš Vokietijos, išgyveno automobilio avariją, kuri turėjo jį užmušti. Jis prisiminė, kad tą dieną dėvėjo mėlynus marškinius, bet jo žmona prisimena, kad jis dėvėjo baltus. Jie patikrinę nuotraukas iš tos dienos, baltus marškinius, bet Tomas prisimena mėlynus taip aiškiai, kad gali aprašyti kiekvieną detalę, sagų skaičių, medžiagos tekstūrą, net dėmę ant kairiosios kišenės. Kitas dalyvis, moteris vardu Sarah Johnson iš Jungtinių valstijų, išgyveno širdies smūgį, kuris turėjo ją užmušti. Ji prisimena, kad jo sūnus tą dieną skambino ją iš kolegijos, bet jo sūnus sako, kad neskambino. Telefonų įrašai patvirtina, jokio skambučio. Bet Sara prisimena pokalbį tai taip aiškiai, kad gali pakartoti žodžius, kuriuos jis pasakė. Tyrėjai pasiūlė hipotezę. Galbūt šie žmonės prisimena įvykius iš šakos, kurioje beveik mirė.
Galbūt jų sąmonė trumpam matė kitą šaką, prieš pereidama į išgyvenimo šaką. Galbūt kvantinis nemirtingumas palieka pėdsakus, prisiminimus iš šakų, kuriuose beveik buvome. Tai skamba beprotiškai, bet yra precedentas. 2019 metais neuromokslininkai atrado, kad smegenys gali prisiminti dalykus, kurie niekada neįvyko. Tai vadinama klaidingais prisiminimais. Bet kas, jei kai kurie iš šių klaidingų prisiminimų iš tikrųjų yra prisiminimai iš kitų šakų? Kas, jei kvantinis nemirtingumas reiškia, kad mūsų sąmonė gali trumpam sąveikauti su kitomis šakomis? 2026 metais fizikas Rodžeris Penrouzas, Nobelio premijos laureatas, paskelbė straipsnį, kuriame jis pasiūlė mechanizmą, kaip tai galėtų veikti. Jis pasakė, kad smegenys gali būti kvantinis kompiuteris, kad neuronai gali būti kvantinėje superpozicijoje ir kad ši superpozicija gali leisti sąmoniai matyti kelias šakas vienu metu. Penrouzas pasiūlė eksperimentą. Jei jo teorija teisinga, tai žmonės, kurie išgyveno artimos mirties patirtis, turėtų rodyti neįprastus smegenų bangų modelius. Konkrečiai, jie turėtų rodyti didesnę koherenciją tarp skirtingų smegenų sričių, ženklą, kad neuronai yra labiau susinchronizuoti, labiau kvantiniai. Komanda iš Ciuricho universiteto išbandė tai. Jie nuskaitė smegenų bangas žmonių, kurie išgyveno artimos mirties patirtis. Ir jie atrado tiksliai tai, ką Penrouzas numatė. Šie žmonės rodė neįprastai aukštą koherenciją. Jų smegenų bangos buvo labiau susinchronizuotos nei įprastų žmonių. Ir ši koherencija išliko mėnesius po patirties. Tai nereiškia, kad Penrouzas teisus, bet tai reiškia, kad yra kažkas neįprasto vykstančio šių žmonių smegenyse. Kažkas, kas atitinka idėją, kad jų sąmonė sąveikavo su kvantiniais procesais neįprastu būdu. Bet palaukite, jei sąmonė gali matyti kelias šakas, tai ką tai reiškia laisvai valiai? Jei visata šakojasi į visas galimybės, ar mes iš tikrųjų darome pasirinkimus, ar mūsų pasirinkimai turi reikšmę? Tai vienas iš giliausių klausimų, kuriuos kelia kvantinis nemirtingumas. Ir atsakymas yra ir taip, ir ne. Taip, nes kiekvienas pasirinkimas, kurį darote, yra tikras. Kiekvieną kartą, kai pasirenkate kairę vietoj dešinės, tai yra tikras pasirinkimas. Jis turi tikras pasekmes. Jis sukuria tikrą šaką, kurioje gyvena tikra versija jūsų. Ne, nes kiekvienas pasirinkimas taip pat sukuria šaką, kurioje pasirinkote kitaip. Yra šaka, kurioje pasukote į dešinę, yra šaka, kurioje visai nepaėjote. Yra šaka, kurioje padarėte visiškai kitą pasirinkimą. Ir visos šios šakos yra vienodai tikros. Tai kaip būti autoriumi, kuris rašo knygą, kuri šakojasi į kelias istorijas. Kiekvienas pasirinkimas, kurį padarote personažui, yra tikras. Jis sukuria tikrą istoriją, bet jis taip pat sukuria alternatyves istorijas, kuriuose personažas padarė kitokius pasirinkimus. Ir visos šios istorijos yra knygoje, visos yra tikros. 2025 metais filosofas Danieli Denetas iš Tufto universiteto pasiūlė būdą galvoti apie tai. Jis pasakė, kad turėtume mąstyti apie laisvą valią ne kaip apie galią pasirinkti vieną ateitį, bet kaip apie galią sukurti daugelį ateičių. Kiekvieną kartą, kai darote pasirinkimą, jūs nesate pasirenkantis tarp galimybių, jūs esate kuriančio galimybės. Tai reiškia, kad jūsų pasirinkimai turi reikšmę ne todėl, kad jie nustato, kas nutiks. Jie turi reikšmę todėl, kad jie nustato, kokios šakos egzistuos. Kiekvieną kartą, kai pasirenkate gerai elgtis, jūs sukuriate šaką, kurioje pasaulis yra šiek tiek geresnis. Kiekvieną kartą, kai pasirenkate blogai elgtis, jūs sukuriate šaką, kurioje pasaulis yra šiek tiek blogesnis. Ir abi šakos yra vienodai tikros. Tai kaip būti sodininku, kuris sodina medžius. Jūs negalite kontroliuoti, kaip medis augs. Bet galite kontroliuoti, kokį medį sodinsite. Ir kiekvienas medis, kurį sodinsite, yra tikras. Kiekvienas medis prisideda prie miško. Bet štai, kur tai tampa tikrai gili. Jei kiekvienas jūsų pasirinkimas sukuria naujas šakas, tai reiškia, kad jūs esate atsakingas už begalinį 9 skaičių pasaulių. Ne tik už šį pasaulį, už visus pasaulius, kuriuos jūsų pasirinkimai sukuria. Įsivaizduokite, kad stovite kryžkelėje. Galite eiti į kairę arba į dešinę. Jei eisite į kairę, sutiksite žmogų, kuris reikalauja pagalbos. Jei eisite į dešinę, nesutiksite.
Dabar pagal įprastą fiziką turite pasirinkti arba kairė, arba dešinė. Vienas pasirinkimas, viena ateitis. Bet pagal kvantinį nemirtingumą visata šakojasi. Vienoje šakoje eisite į kairę ir padėsite žmogui, kitoje eisite į dešinę ir nepadėsite. Abi šakos yra tikros, abi versijos jūsų yra tikros ir abi yra atsakingos už savo pasirinkimus. Tai reiškia, kad kai stovite kryžkelėje, jūs nesate pasirenkantis tarp dviejų ateičių, jūs esate kuriančio dvi ateitis. Ir abi ateitis yra jūsų atsakomybė. 2026 metais etikė Rebecca Goldstein iš New Yorko universiteto paskelbė knygą, kurioje ji išplėtojo šią idėją. Ji pavadino ją kvantine etika. Pagrindinė idėja – jūs esate atsakingas ne tik už tai, ką darote šioje šakoje, bet už tai, ką visos versijos jūsų daro visose šakose. Tai skamba neįmanoma. Kaip galite būti atsakingas už tai, ką daro kitos versijos jūsų? Jūs net nežinote, ką jos daro. Bet Goldstein sako, kad tai ne apie žinojimą, tai apie kūrimą. Kiekvieną kartą, kai darote pasirinkimą, jūs sukuriate versiją savęs, kurios gyvena su to pasirinkimo pasekmėmis. Ir visos tos versijos yra jūs. Tai kaip būti tėvu, kuris turi daugelį vaikų. Jūs negalite kontroliuoti, ką kiekvienas vaikas darys, bet esate atsakingas už jų auklėjimą, už vertybės, kurias jiems perdodate, už pasaulio, kurį jiems sukuriate, kokybę. Ir net jei negalite matyti visų savo vaikų, vis tiek esate atsakingas už juos. Dabar pakeiskite vaikus į šakas ir auklėjimą į pasirinkimus. Kiekvieną kartą, kai darote pasirinkimą, jūs auklėjate naujas šakas. Jūs sukuriate naujas versijas savęs. Ir visos tos versijos yra jūsų atsakomybė. Bet palaukite, jei tai tiesa, tai ką tai reiškia kaltei? Jei yra šaka, kurioje padariau blogą dalyką, ar esu kaltas? Net jei šioje šakoje to nepadariau? Goldstein sako, taip ir ne. Taip, nes ta versija jūsų yra tikra, ji padarė blogą dalyką ir ji yra jūs. Ne, ne ši versija jūsų to nepadarė ir ji taip pat yra jūs. Abi versijos yra vienodai tikros, abi yra vienodai jūs. Tai kaip turėti dvynį, kuris padarė blogą dalyką. Ar jūs esate kaltas už tai, ką padarė jūsų dvynys? Netiesiogiai, bet jei jūs ir jūsų dvynys esate taip panašus, kad žmonės negali jūsų atskirti, tai galbūt turite tam tikrą atsakomybę. Galbūt turite atsiprašyti, galbūt turite padėti ištaisyti žalą. Dabar įsivaizduokite, kad turite ne vieną dvynį, bet begalinį skaičių dvynių. Ir kai kurie iš jų padarė blogus dalykus. Ar esate atsakingas? Goldstein sako, taip. Ne todėl, kad jūs asmeniškai padarėte tuos dalykus, bet todėl, kad jūsų pasirinkimai sukūrė šakas, kuriuose tos versijos jūsų egzistuoja. Ir visos tos versijos yra jūs. Tai reiškia, kad kvantinė etika yra daug griežtesnė nei įprasta etika. Nes įprasta etika sako, esate atsakingas už tai, ką darote. Kvantinė etika sako, esate atsakingas už tai, ką visos versijos jūsų daro. Ir tai yra begalinė atsakomybė. Bet tai taip pat reiškia, kad kiekvienas geras darbas, kurį darote, turi begalinę vertę. Nes kiekvieną kartą, kai pasirenkate gerai elgtis, jūs sukuriate šakas, kuriuose pasaulis yra geresnis. Ir tos šakos yra vienodai tikros kaip ši. Jos yra vienodai svarbios. 2026 metais psichologas Martinas Seligmanas iš Pensilvanijos universiteto pradėjo tyrinėti, kaip kvantinio nemirtingumo idėja veikia žmonių gerovę. Jis atrado kažką keisto. Žmonės, kurie suprato ir priėmė kvantinį nemirtingumą, pranešė apie didesnį gyvenimo prasmės jausmą. Bet jie taip pat pranešė apie didesnį nerimo lygį. Kodėl? Seligmanas pasiūlė, kad tai todėl, kad kvantinis nemirtingumas padidina ir prasmę, ir atsakomybę. Jis padidina prasmę, nes rodo, kad kiekvienas jūsų pasirinkimas sukuria tikras pasekmes begalinėme skaičiuje pasaulių. Jis padidina atsakomybę, nes rodo, kad esate atsakingas už visus tuos pasaulius. Tai kaip sužinoti, kad esate ne tik vieno vaiko tėvas, bet milijonų vaikų? Tai suteikia jūsų gyvenimui didžiulę prasmę, bet tai taip pat suteikia jums didžiulę atsakomybę. Ir ta atsakomybė gali būti slegianti. Bet galbūt tai yra tikroji kvantinio nemirtingumo pamoka. Ne tai, kad negalime mirti, ne tai, kad gyvensime amžinai,
bet tai, kad kiekviena mūsų akimirka, kiekvienas mūsų pasirinkimas, kiekvienas mūsų veiksmas turi begalinę reikšmę. Kad mes nesame tik keliautojai per vieną gyvenimą, mes esame kūrėjai begalinio skaičiaus gyvenimų. Ir visi tie gyvenimai yra mūsų atsakomybė. Ir galbūt tai yra atsakymas į klausimą, kodėl pasaulis atrodo normalus. Jis atrodo normalus ne todėl, kad jis normalus. Jis atrodo normalus todėl, kad mes nematome viso medžio. Matome tik vieną šaką. Bet kiekviena šaka yra dalis kažko didesnio. Dalis begalinio medžio, kuris auga per visas galimybės. Ir kiekvienas mūsų pasirinkimas yra kaip laistymas to medžio. Mes negalime matyti viso medžio, negalime žinoti, kaip jis augs, bet galime pasirinkti, kaip jį laistome. Ir tas pasirinkimas yra tikras, tas pasirinkimas turi reikšmę, tas pasirinkimas sukuria ateitį, ne vieną ateitį, begalinį skaičių ateičių. Ir visos jos yra tikros, visos jos yra mūsų, visos jos yra mūsų atsakomybė. Gerai, suprantu, ką galvojate dabar. Suprantu visiškai. Jūs galvojate, tai gražu, tai įdomu, tai filosofiškai patrauklu, bet tai negali būti tiesa, tai per keista, tai per gera, kad būtų tiesa. Ir net jei matematika veikia, net jei eksperimentai rodo kažką keisto, tai vis tiek skamba kaip pseudomokslas, kaip naujojo amžiaus misticizmas apsirengęs kvantinę mechaniką. Ir žinote ką? Jūsų skepticizmas yra ne tik pagrįstas, jis yra būtinas, jis yra tiksliai tas požiūris, kurio reikia mokslui. Nes mokslas neveikia tikinti gražias idėjas, jis veikia griaunant jas, pakartotinai, be gailestingumo, kol lieka tik tai, kas negali būti sugriauta. Taigi sugriaunkime tai, ne švelniai, ne mandagiai, bet žiauriai. Su visomis problemomis, su visais paradoksais, su visomis priežastimis, kodėl kvantinis nemirtingumas gali būti netiesa, o iliuzija. Pirmoji problema. Jei kvantinis nemirtingumas yra tikras, kodėl mes nematome milijonų metų senų žmonių? Kodėl nematome žmonių, kurie išgyveno tūkstančius artimos mirties patirčių? Kodėl nematome žmonių, kurie gyvena šakose, kurios yra taip neįtikėtinos, kad jos turėtų būti akivaizdžios? Atsakymas, kurį davėme anksčiau, buvo, nes jūs galite stebėti tik šaką, kurioje esate. Bet tai nėra visas atsakymas. Nes jei kvantinis nemirtingumas yra tikras, tai turėtų būti šakos, labai retos, bet egzistuojančios, kuriuose žmonės gyvena neįtikėtinai ilgai. Ir kai kurie iš mūsų turėtų būti tose šakose. Taigi, kodėl ne vienas iš mūsų nėra? 2025 metais fizikas Seanas Carrollas iš Kalifornijos technologijos instituto paskelbė straipsnį, kuriame jis išdėstė šią problemą matematiškai. Jis pavadino ją jaunumo paradoksu. Jei kvantinis nemirtingumas yra tikras, tai iš jūsų perspektyvos jūs turėtumėte tikėtis gyventi labai, labai ilgai. Neamžinai, nes net kvantinė mechanika turi ribas, bet daug ilgiau nei vidutinis žmogus. Bet štai problema. Jei visi tikisi gyventi labai ilgai, tai vidutinis amžius turėtų būti daug didesnis nei yra. Turėtume matyti žmonės, kurie gyvena 100 metų, 1000 metų, bet nematome. Vidutinis žmogus gyvena maždaug 80 metų ir tai neatitinka kvantinio nemirtingumo prognozių. Carrollas pasiūlė keletą galimų sprendimų. Pirmasis. Galbūt kvantinis nemirtingumas veikia, bet tik iki tam tikro taško. Galbūt yra fizinė riba, už kurios sąmonė negali tęstis, nesvarbu, kokia maža tikimybė. Galbūt smegenys turi maksimalų veikimo laiką, sakykime 150 metų, ir po to jokia kvantinė mechanika negali jų palaikyti. Antrasis sprendimas. Galbūt mes esame jaunoje šakoje. Galbūt yra šakos, kuriuose žmonės gyveno 1000 metų, bet to šakos yra taip retos, kad tikimybė, jog esame vienoje iš jų, yra beveik 0. Mes esame šakoje, kurioje žmonės gyvena normalų laiką, nes tai yra labiausiai tikėtina šaka. Trečiasis sprendimas ir labiausiai bauginantis yra tas, kad kvantinis nemirtingumas veikia, bet ne taip, kaip manome. Galbūt sąmonė tęsiasi, bet ne tokiu būdu, kurį dėvi galime atpažinti. Galbūt po tam tikro taško sąmonė tampa taip fragmentuota, taip pasklidusi per šakas, kad ji nebegali formuoti koherentinės patirties. Galbūt kvantinis nemirtingumas reiškia ne tai, kad gyvensime amžinai, bet tai, kad mūsų sąmonė lėtai išsisklaido į begalybę šakų, kol nebelieka nieko, kas galėtų pasakyti aš.
2026 metais filosofė Nina Emery iš Massachusetts technologijos instituto išplėtojo šią idėją. Ji pavadino ją kvantine mirtimi. Idėja tokia. Kvantinis nemirtingumas gali būti techniškai tikras, gali būti šaka, kurioje jūsų smegenys tęsiasi, bet ta šaka gali būti taip neįtikėtina, taip atokiai nuo visų kitų šakų, kad sąmonė toje šakoje nebegali funkcionuoti normaliai. Įsivaizduokite, kad jūsų smegenys yra orkestras. Kiekvieną akimirką trilijonai neuronų groja kartu, sukurdami simfoniją, kurią vadiname sąmonę. Bet kai visata šakojasi, orkestras taip pat šakojasi. Vienoje šakoje smuikai groja vieną melodiją, kitoje kitą. Ir kuo daugiau šakų, tuo labiau orkestras tampa nesinchronizuotas. Dabar įsivaizduokite, kad gyvename 100 metų, 150, 200. Kiekvienais metais orkestras šakojasi milijonus kartų. Po tam tikro laiko orkestras tose labai neįtikėtinose šakose yra taip įsisklaidęs, taip nesinchronizuotas, kad jis nebegali groti simfonijos. Jis gali groti tik triukšmą. Ir triukšmas nėra sąmonė. Tai reiškia, kad kvantinis nemirtingumas gali būti techniškai tikras, bet praktiškai beprasmis. Gali būti šaka, kurioje jūsų kūnas tęsiasi 100 metų, bet jūsų sąmonė, koherentinė, integruota patirtis, kurią vadiname aš, gali būti išnykusi daug anksčiau. Tai vadinama dekoherencijos problema. Ir tai yra viena didžiausių problemų kvantiniam nemirtingumui, nes kvantinė mechanika sako, kad sistemos tampa vis labiau dekoherentinės, vis labiau sąveikaujančios su aplinka, vis labiau klasikinės laikui bėgant. Ir kai sistema tampa pakankamai dekoherentinė, ji nebegali palaikyti kvantinių savybių, kurios reikalingos kvantiniam nemirtingumui. 2026 metais fizikas Maxas Tegmarkas iš Massachusetts technologijos instituto apskaičiavo, kiek laiko reikia, kad žmogaus smegenys taptų visiškai dekoherentinės. Jo atsakymas – maždaug 100 metų. Galbūt 150, jei esate labai laimingas. Bet ne tūkstančiai. Ne milijonai, ne amžinai. Tai reiškia, kad net jei kvantinis nemirtingumas yra techniškai tikras, jis turi galiojimo laiką. Po maždaug 100 metų jūsų smegenys tampa per daug dekoherentinės, kad palaikytų koherentinę sąmonę. Ir tuo momentu, net jei yra šaka, kurioje jūsų kūnas tęsiasi, sąmonė toje šakoje nebėra jūs. Tai tik biologinė mašina, kuri veikia be nieko, kas galėtų pasakyti aš esu. Tai bauginanti mintis, bet ji taip pat gali būti atsakymas į jaunumo paradoksą. Galbūt mes nematome milijonų metų senų žmonių ne todėl, kad kvantinis nemirtingumas yra neteisingas, bet todėl, kad jis turi ribą. Ir ta riba yra maždaug 100 metų. Bet palaukite, yra antroji problema, dar didesnė problema. Jei kvantinis nemirtingumas yra tikras, tai ką tai reiškia tikimybėms? Nes kvantinė mechanika yra teorija apie tikimybės. Ir jei tikimybės veikia taip, kaip manome, tai kvantinis nemirtingumas turėtų reikšti, kad patiriame vis keistesnius ir keistesnius įvykius. Bet mes nepatiriame. Pasaulis atrodo normalus, fizikos dėsniai atrodo stabilus, tikimybės atrodo veikiančios taip, kaip turėtų. Taigi kaip tai gali būti, jei gyvename neįtikėtinai mažos tikimybės šakoje? 2025 metais matematikas Davidas Walshas iš Oksfordo universiteto paskelbė straipsnį, kuriame jis išdėstė šią problemą. Jis pavadino ją normalumo paradoksu. Jei kvantinis nemirtingumas yra tikras, tai kuo ilgiau gyvename, tuo labiau neįtikėtinoje šakoje turėtume būti. Ir tuo labiau keistas turėtų atrodyti pasaulis. Bet pasaulis neatrodo keistas, jis atrodo normalus. Fizikos dėsniai veikia, saulė pateka, gravitacija traukia, atomai elgiasi taip, kaip turėtų. Taigi kaip tai gali būti? Walshas pasiūlė sprendimą, kurį jis pavadino antropiniu normalumu. Idėja tokia. Net labai neįtikėtinose šakose pasaulis vis tiek turi atrodyti normalus, nes jei pasaulis atrodytų per keistas, sąmonė negalėtų funkcionuoti. Smegenys reikalauja stabilios aplinkos. Jei fizikos dėsniai pradėtų keistis atsitiktinai, neuronai negalėtų veikti, sąmonė išnyktų. Tai reiškia, kad net jei gyvename neįtikėtinai mažos tikimybės šakoje, ta šaka vis tiek turi būti pakankamai normali, kad palaikytų sąmonę. Ir tai reiškia, kad pasaulis visada atrodys normalus, nesvarbu, kokioje šakoje esame.
Nes jei jis neatrodytų normalus, nebūtume čia, kad galvotume apie tai. Tai kaip klausti, kodėl oras visada yra pakankamai šiltas, kad galėčiau kvėpuoti? Atsakymas. Nes jei jis nebūtų, jūs nebūtumėte čia, kad užduotumėte klausimą. Jūsų egzistavimas reikalauja tam tikrų sąlygų. Ir tos sąlygos visada bus įvykdytos, nes jei jos nebūtų, jūs neegzistuotumėte. Bet tai vis dar nepaaiškina visų keistų dalykų, nes yra žmonių, kurie patiria keistus dalykus, kurie mato dalykus, kurių neturėtų matyti, kurie prisimena dalykus, kurie niekada neįvyko, kurie išgyvena dalykus, kurie neturėtų būti įmanomi. 2026 metais psichologė Elizabeth Loftus iš Kalifornijos universiteto Irvaino mieste paskelbė tyrimą apie anomalius prisiminimus. Jis surinko duomenis iš tūkstančių žmonių, kurie pranešė apie prisiminimus, kurie netitiko objektyvios realybės. Ir jie atrado kažką keisto. Šie žmonės nebuvo psichiškai nesveiki, jie neturėjo smegenų pažeidimų, jie nebuvo melagiai, jie tiesiog prisiminė dalykus, kurie pagal visus objektyvius įrodymus niekada neįvyko. Bet jie prisiminė juos taip aiškiai, taip detaliai, kad buvo neįmanoma įtikinti juos, jog jie klysta. Loftus pasiūlė, kad tai gali būti kvantinio nemirtingumo efektas. Galbūt šie žmonės prisimena įvykius iš šakų, kuriuose beveik mirė. Galbūt jų sąmonė trumpam matė kitą šaką prieš pereidama į išgyvenimo šaką. Ir tas trumpas žvilgsnis paliko pėdsaką, prisiminimą iš šakos, kurioje beveik buvome. Bet tai kelia dar vieną problemą. Jei sąmonė gali matyti kitas šakas, tai kaip ji tai daro? Kvantinė mechanika sako, kad skirtingos šakos negali sąveikauti, jos yra atskirtos, dekoherentinės. Taigi kaip sąmonė vienoje šakoje gali žinoti apie įvykius kitoje šakoje? 2026 metais fizikas Rodžeris Penrouzas pasiūlė mechanizmą. Jis pasakė, kad smegenys gali būti ne visiškai dekoherentinės, kad gali būti mikroskopinės struktūros smegenyse, vadinamos mikrotubulėmis, kurios išlaiko kvantinę koherenciją ilgiau nei manėme. Ir kad šios struktūros gali leisti sąmoniai trumpam matyti kelias šakas vienu metu. Tai skamba beprotiškai, bet yra įrodymų. 2019 metais mokslininkai atrado, kad mikrotubulės smegenyse iš tikrųjų rodo kvantinės savybės. Jos gali būti superpozicijoje, jos gali būti įpintos ir jos gali išlaikyti šias savybės daug ilgiau nei manėme, galbūt net kelias milisekundės. Kelios milisekundės neskamba ilgai, bet smegenims tai yra amžinybė. Per kelias milisekundės neuronai gali perduoti signalus, formuoti prisiminimus, priimti sprendimus. Ir jei per tą laiką mikrotubulės yra kvantinėje superpozicijoje, tai reiškia, kad sąmonė gali trumpam matyti kelias šakas vienu metu. Tai galėtų paaiškinti anomalius prisiminimus. Tai galėtų paaiškinti, kodėl žmonės kartais žino dalykus, kurių neturėtų žinoti. Tai galėtų paaiškinti intuiciją, nuojautą, tą keistą jausmą, kad tai jau nutiko anksčiau. Galbūt visa tai yra sąmonės trumpi žvilgsniai į kitas šakas. Bet tai taip pat reiškia, kad kvantinis nemirtingumas yra dar keistesnis nei manėme. Nes jei sąmonė gali matyti kitas šakas, tai reiškia, kad ji nėra visiškai apribota vienos šakos. Ji yra kažkas, kas egzistuoja tarp šakų. Kažkas, kas yra ne visiškai čia ir ne visiškai ten. Kažkas, kas yra visur ir niekur vienu metu. 2026 metais filosofas Thomas Nagel iš Niujorko universiteto paskelbė straipsnį, kuriame jis išdėstė šią idėją. Jis pavadino ją pasklidusią sąmonę. Idėja tokia. Sąmonė nėra daiktas, kuris egzistuoja vienoje vietoje vienu metu. Tai procesas, kuris išsisklaidęs per daugelį šakų. Ir tai, ką vadiname aš, yra tik viena perspektyva į tą procesą. Tai kaip žiūrėti į upę iš vieno taško. Matote vandenį tekantį pro jus ir galvojate, tai upė. Bet upė nėra tik vanduo, kurį matote. Tai visas vanduo, nuo šaltinio iki žiočių. Ir jūs matote tik mažą dalį. Dabar pakeiskite upę į sąmonę ir vandenį į šakas. Tai, ką vadiname aš, yra tik viena perspektyva į procesą, kuris išsisklaidęs per begalybę šakų. Mes matome tik vieną šaką, bet sąmonė, tikroji sąmonė, yra visas procesas. Visos šakos, visos perspektyvos, visos versijos mūsų. Ir jei tai tiesa, tai kvantinis nemirtingumas nėra apie tai, kad viena versija mūsų gyvena amžinai.
Tai apie tai, kad sąmonė, kaip procesas, niekada nesibaigia. Ji tik šakojasi ir šakojasi ir šakojasi į begalybę. Bet palaukite, jei tai tiesa, tai ką tai reiškia aš? Jei esu ne viena sąmonė, bet procesas, išsisklaidęs per begalybę šakų, tai kas aš iš tikrųjų esu? Atsakymas yra, jūs esate visos šakos, visos versijos, visos perspektyvos, bet jūs taip pat esate ši versija, ši perspektyva, ši šaka, nes kiekviena šaka yra vienodai tikra, kiekviena perspektyva yra vienodai galiojanti, kiekviena versija yra vienodai jūs. Tai kaip būti autoriumi, kuris rašo knygą su daugeliu personažų. Kiekvienas personažas yra skirtingas, kiekvienas turi savo istoriją, bet visi jie yra jūsų kūriniai, visi jie yra jūsų dalis ir visi jie yra vienodai tikri. 2026 metais neuromokslininkas Anil Sekas iš Sasekso universiteto paskelbė knygą, kurioje jis išdėstė šią idėją. Jis pavadino ją daugiašake sąmonę. Idėja tokia. Sąmonė nėra vienas dalykas, tai daugelis dalykų, kurie visi mano esantys tas pats dalykas ir visi jie teisūs. Tai reiškia, kad kai klausime, kas aš esu, nėra vieno atsakymo. Yra begalinis skaičius atsakymų ir visi jie teisingi. Jūs esate versija, kuri skaito šios žodžius, bet jūs taip pat esate versija, kuri jų neskaito. Versija, kuri mirė vakar, versija, kuri gyvens dar 100 metų. Visos šios versijos yra jūs. Visos jos yra vienodai tikros. Ir štai kas tikrai keista. Visos šios versijos mano esančios vienintelė tikroji versija. Kiekviena jaučiasi esanti aš. Kiekviena turi visus prisiminimus iki šakojimosi momento. Kiekviena mano, kad kitos versijos yra tik galimybės, o ji pati yra tikrovė. Bet iš išorės perspektyvos, iš perspektyvos, kuri gali matyti visas šakas, visos jos yra vienodai tikros. Visos jos yra jūs. Ir ne viena iš jų nėra tikresnė nei kitos. Tai vadinama pirmo asmens iliuzija. Idėja tokia. Kiekviena sąmonė jaučiasi esanti unikali, esanti vienintelė tikroji. Bet tai yra iliuzija. Tikrovė yra ta, kad yra begalinis skaičius sąmonių, kurios visos jaučiasi esančios unikalios. Ir visos jos teisios, ir visos jos klysta. 2026 metais filosofė Suzanne Blackmore iš Plimuto universiteto paskelbė straipsnį, kuriame ji išdėstė šios iliuzijos pasekmes. Ji pasakė, jei aš yra iliuzija, tai mirtis taip pat yra iliuzija, nes mirtis yra tai, kas nutinka man. Bet jei nėra vieno aš, tai nėra vienos mirties, yra tik šakos, kuriuose kai kurios versijos aš tęsiasi, o kitos ne. Ir iš perspektyvos, kuri tęsiasi, mirtis niekada neįvyko. Iš perspektyvos, kuri netęsiasi, mirtis įvyko, bet nėra nieko, kas galėtų tai patirti. Taigi iš abiejų perspektyvų mirtis yra nepatiriama. Ji yra tik konceptas, tik idėja, tik kažkas, kas nutinka kitose šakose. Tai reiškia, kad kvantinis nemirtingumas nėra apie tai, kad gyvensime amžinai. Tai apie tai, kad gyventi ir mirti yra ne priešingybės, bet perspektyvos. Iš vienos perspektyvos jūs gyvas, iš kitos jūs miręs. Ir abi perspektyvos yra vienodai tikros, abi yra dalis to paties proceso. Tai kaip žiūrėti į monetą. Iš vienos pusės matote herbą, iš kitos matote skaičių. Bet moneta nėra nei herbas, nei skaičius. Tai abu vienu metu. Ir nei viena pusė nėra tikresnė nei kita. Dabar pakeiskite monetą į jūs ir pusės į šakas. Iš vienos šakos jūs gyvas, iš kitos jūs miręs. Bet jūs, tikrasis jūs, esate abu vienu metu. Ir nei viena šaka nėra tikresnė nei kita. Ir galbūt tai yra tikroji kvantinio nemirtingumo pamoka. Ne tai, kad negalime mirti, bet tai, kad mirtis yra ne pabaiga, o perspektyva. Kad tai, ką vadiname gyvenimu, yra tik viena šaka iš begalybės. Ir kad tikroji realybė, visa realybė, yra medis, kuris apima visas šakas. Ir mes esame ne viena šaka, mes esame visas medis. Bet jei tai tiesa, tai ką tai reiškia dabar, šiai akimirkai, šiam pasirinkimui, šiam gyvenimui? Tai reiškia, kad ši akimirka yra begalinė, kad šis pasirinkimas sukuria begalybę, kad šis gyvenimas yra tik viena perspektyva į kažką daug, daug didesnio. Ir galbūt tai yra atsakymas į klausimą, su kuriuo pradėjome. Kodėl tu negali mirti?
Ne todėl, kad esi nemirtingas, bet todėl, kad tu yra ne daiktas, kuris gali mirti. Tu yra procesas, kuris tęsiasi per begalybę šakų. Ir tas procesas niekada nesibaigia. Jis tik šakojasi ir šakojasi ir šakojasi. Amžinai. Bet dabar turime sustoti ir paklausti paties giliausio klausimo. Ne ar kvantinis nemirtingumas yra tikras, ne kaip jis veikia, bet ką jis reiškia. Ne štai kas keista. Net jei visa matematika teisinga, net jei visi eksperimentai patvirtina, net jei logika nepriekaištinga, vis tiek lieka kažkas, ko negalime išmatuoti, kažkas, ko negalime apskaičiuoti, kažkas, kas yra už fizikos ribų – sąmonė. Pagalvokite apie tai akimirką. Visa kvantinio nemirtingumo teorija remiasi viena prielaida – kad sąmonė reikalauja veikiančių smegenų, kad aš negali egzistuoti be neuronų, be elektrinių impulsų, be fizinės struktūros. Ir todėl sąmonė negali patirti šakos, kurioje to struktūra neveikia. Bet kas yra sąmonė? Iš tikrųjų. Mes žinome, ką ji daro, mes žinome, kaip ji koreliuoja su smegenų aktyvumu. Mes galime nuskaityti smegenų bangas, matyti, kurios sritys aktyvuojasi, kai galvojate apie skirtingus dalykus, bet mes vis dar nežinome, kas ji yra. Kodėl elektriniai impulsai neuronuose sukuria subjektyvę patirtį? Kodėl yra kažkas, kaip jaučiasi būti jumis? Tai vadinama sunkiąja sąmonės problema. Ir tai yra viena didžiausių mįslių šiuolaikinėje moksle. Nes mes galime paaiškinti beveik viską apie smegenis. Kaip jos apdoroja informaciją, kaip jos priima sprendimus, kaip jos kuria prisiminimus. Bet negalime paaiškinti, kodėl visa tai jaučiama. Kodėl yra aš, kuris patiria. 2026 metais filosofas Davidas Chalmersas iš New Yorko universiteto, žmogus, kuris suformulavo sunkiąją problemą, paskelbė straipsnį apie kvantinį nemirtingumą. Ir jis paklausė, jei nežinome, kas yra sąmonė, kaip galime žinoti, ar ji tęsiasi kitose šakose? Galbūt sąmonė nėra tai, ką manome, galbūt ji nėra produktas smegenų, galbūt ji yra kažkas fundamentalesnio, kažkas, kas egzistuoja nepriklausomai nuo fizinės struktūros, kažkas, kas naudoja smegenis kaip instrumentą, bet nėra jų sukurta. Tai skamba kaip dualizmas, kaip idėja, kad protas ir kūnas yra atskiri dalykai. Ir daugelis mokslininkų atmeta šią idėją, nes ji atrodo nesuderinama su fizika. Bet štai kas keista, kvantinė mechanika daro dualizmo versiją beveik neišvengiamą. Nes kvantinė mechanika sako, kad stebėjimas daro įtaką realybei, kad matavimo aktas pakeičia tai, kas matuojama. Bet kas yra stebėtojas? Kas atlieka matavimą? Jei tai tik kita fizinė sistema, kitas rinkinys atomų, tai kodėl ji yra ypatinga? Kodėl jo sąveika su sistema sugriaudžia bangos funkciją, kai kitų sistemų sąveikos to nedaro? Vienintelis atsakymas, kurį daugelis fizikų gali rasti, yra tas, kad stebėtojas turi turėti kažką, ko neturi kitos sistemos. Ir tas kažkas yra sąmonė. Gebėjimas patirti, gebėjimas žinoti. Bet jei sąmonė yra tai, kas daro stebėjimą ypatingą, tai ji negali būti tik fizinė sistema. Nes fizinės sistemos nėra ypatingos. Jos visos laikosi tų pačių dėsnių, jos visos elgiasi tuo pačiu būdu. Taigi sąmonė turi būti kažkas kita, kažkas, kas nėra visiškai fizinis. 2025 metais fizikas Henrikas Tapas iš Berklio nacionalinės laboratorijos pasiūlė radikalią idėją. Jis pasakė, kad sąmonė gali būti ne produktas fizinių procesų, bet fundamentali visatos savybė, kaip erdvė, kaip laikas, kaip energija. Kažkas, kas egzistuoja visur, bet pasireiškia skirtingais būdais skirtingose sistemose. Pagal šią idėją smegenys nesukuria sąmonės, jos ją sutelkia, kaip lęšis sutelkia šviesą. Šviesa egzistuoja visur, bet lęšis ją surenka į vieną tašką, kur ji tampa intensyvi, koncentruota, pastebima. Taip pat ir smegenys. Sąmonė egzistuoja visur, bet smegenys ją surenka į vieną tašką, kur ji tampa aš. Jei tai tiesa, tai kvantinis nemirtingumas įgauna visiškai naują prasmę, nes tai reiškia, kad sąmonė, fundamentali sąmonė, niekada negali mirti. Ji negali išnykti, nes ji nėra sukurta, ji tiesiog yra. Visada buvo, visada bus. Tai, kas gali išnykti, yra tik konkretus jos pasireiškimas, konkreti jos forma, konkretus aš, kuris jaučiasi esąs atskiras nuo viso kito.
Bet pati sąmonė, fundamentali gebėjimas patirti, tęsiasi visada, visose šakose, visose formose. Tai kaip vanduo. Galite turėti stiklinę vandens, galite išgerti ją, stiklinė tuščia. Bet vanduo neišnyko, jis tiesiog pakeitė formą. Dabar jis jūsų kūne, jūsų kraujyje, jūsų ląstelėse. Ir galiausiai jis išgaruos, taps debesimi, kris kaip lietus, įtekės į upę ir ciklas tęsis. Amžinai. Dabar pakeiskite vandenį į sąmonę ir stiklinę į kūną. Tai, ką vadiname mirtimi, yra tik formos pokytis. Konkretus aš išnyksta, bet fundamentali sąmonė tęsiasi. Kitose formose, kitose šakose, kitose patirtyse. 2026 metais filosofė Phila Footas iš Oksfordo universiteto paskelbė knygą, kurioje ji išplėtojo šią idėją. Ji pavadino ją kosminio proto hipoteze. Idėja tokia: visata pati yra sąmoninga. Ne tokiu būdu, kaip mes esame sąmoningi, su mintimis, jausmais, planais, bet fundamentalesniu būdu, kaip grynasis gebėjimas patirti, grynasis gebėjimas žinoti. Ir mes, individualios sąmonės, esame kaip bangos tame vandenyne. Kiekviena banga jaučiasi esanti atskira, kiekviena turi savo formą, savo judėjimą, savo gyvenimą. Bet kiekviena banga yra vandenynas. Ir kai banga sugriūva, vandenynas tęsiasi. Ir kitos bangos kyla. Jei tai tiesa, tai kvantinis nemirtingumas nėra apie tai, kad ši banga, šis konkretus aš, tęsiasi amžinai. Tai apie tai, kad vandenynas, fundamentali sąmonė, niekada nesibaigia. Ir kad kiekviena banga yra vandenyno patirtis. Kiekviena banga yra būdas, kaip vandenynas pažįsta save. Bet palaukite, jei tai tiesa, tai ką tai reiškia tau, dabar, šioje akimirkoje? Tai reiškia, kad tu esi ne tik ši banga, tu esi vandenynas, kuris patiria save kaip šią bangą. Tu esi ne tik šis kūnas, šios mintys, šie prisiminimai. Tu esi fundamentali sąmonė, kuri patiria save kaip šį kūną, šias mintis, šiuos prisiminimus. Ir kai šis kūnas mirs, kai šios mintys išnyks, kai šie prisiminimai išblės, tu tęsiesi. Ne kaip šis konkretus aš, bet kaip fundamentali sąmonė, kuri patirs save kitomis formomis, kitose šakose, kitose bangose. Tai skamba kaip reinkarnacija, bet tai ne reinkarnacija tradicinė prasme. Nes nėra sielos, kuri keliauja iš vieno kūno į kitą. Yra tik fundamentali sąmonė, kuri nuolat patiria save skirtingomis formomis. Ir visos šios formos vyksta vienu metu, visose šakose, visose galimybėse. 2026 metais neuromokslininkas Kristofas Kochas, žmogus, kuris paskyrė savo gyvenimą sąmonės tyrimui, paskelbė savo paskutinę knygą. Jis buvo 83 metų. Ir jis parašė kažką keisto paskutinėme skyriuje. Jis parašė: po 50 metų sąmonės tyrimo aš priėjau prie išvados, kad nežinome beveik nieko. Mes žinome, kaip smegenys veikia. Mes žinome, kaip neuronai šaudo, mes žinome, kaip informacija apdorojama, bet mes vis dar nežinome, kodėl yra kažkas, kaip jaučiasi būti manimi. Ir aš įtariu, kad niekada nesužinosime, nes galbūt tai yra ne klausimas, į kurį galima atsakyti, galbūt tai yra mįslė, kuri yra už mokslo ribų. Bet tada jis pridūrė kažką dar keistesnio. Ir galbūt tai gerai, nes jei sąmonė yra mįslė, tai reiškia, kad ji yra kažkas daugiau nei tik fizika. Kažkas, kas negali būti sumažinta iki atomų ir lygčių. Kažkas, kas yra šventas. Šventas. Keistas žodis mokslininkui, bet galbūt tinkamas žodis. Nes jei sąmonė yra fundamentali visatos savybė, jei ji yra tai, kas leidžia visatai pažinti save, tai ji yra šventesnė nei bet kas kita. Ji yra ne tik reiškinys, ji yra stebuklas. Ir jei kvantinis nemirtingumas yra tikras, tai reiškia, kad šis stebuklas niekada nesibaigia. Kad kiekviena akimirka, kiekviena patirtis, kiekvienas aš yra amžinas. Ne todėl, kad jis tęsiasi laike, bet todėl, kad jis yra už laiko. Todėl, kad jis yra dalis kažko, kas niekada neprasidėjo ir niekada nesibaigs. Bet štai ko mes nežinome, ir tai yra svarbiausia. Mes nežinome, ar sąmonė iš tikrųjų yra fundamentali. Galbūt ji yra tik smegenų produktas. Galbūt, kai smegenys nustoja veikti, sąmonė tiesiog išnyksta. Kaip liepsna, kai baigėsi deguonis. Kaip muzika, kai sustoja instrumentas. Mes nežinome, ar kvantinis nemirtingumas iš tikrųjų veikia. Galbūt dekoherencija sunaikina jį po 100 metų. Galbūt yra fizinė riba, už kurios sąmonė negali tęstis.
Galbūt visos šios šakos, visos šios galimybės yra tik matematinė abstrakcija, kuri neturi nieko bendra su tikrove. Mes nežinome, ar daugialypė visata iš tikrųjų egzistuoja. Galbūt Kopenhagos interpretacija teisinga, galbūt bangos funkcija iš tikrųjų sugriūva. Galbūt yra tik viena realybė, viena šaka, viena ateitis. Ir kai mirštame, tai yra pabaiga. Visiškai, galutinai, amžinai. Mes nežinome. Ir tai yra gražiausia ir bauginančiausia tiesa. Mes nežinome. Po visų eksperimentų, po visų lygčių, po visų teorijų mes vis tiek nežinome. Nes yra klausimai, kurie yra už mokslo ribų. Klausimai, į kuriuos negalima atsakyti matavimais ir skaičiavimais. Klausimai, kurie reikalauja kažko daugiau. Tikėjimo? Ne. Ne aklo tikėjimo, bet galbūt pasitikėjimo. Pasitikėjimo, kad visata yra gilesnė nei atrodo. Kad realybė yra keistesnė nei galime įsivaizduoti. Kad yra daugiau tarp dangaus ir žemės nei svajoja mūsų filosofija. 2026 metais, šiais metais, fizikas Karlas Fristonas iš Londono universiteto kolegijos paskelbė straipsnį, kuriame jis apskaičiavo, kiek informacijos reikia, kad visiškai suprastume sąmonę. Jo atsakymas – daugiau nei yra atomų visatoje. Daugiau nei yra sekundžių nuo didžiojo sprogimo. Daugiau nei galime apskaičiuoti per visą visatos gyvavimo laiką. Kitaip tariant, neįmanoma. Sąmonė yra problema, kuri yra per didelė, kad galėtume ją išspręsti. Per sudėtinga, kad galėtume ją suprasti. Per gili, kad galėtume ją išmatuoti. Ir galbūt tai yra atsakymas. Ne į klausimą, ar kvantinis nemirtingumas yra tikras, bet į klausimą, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad esame dalis kažko, ko negalime visiškai suprasti. Kažko, kas viršija mus. Kažko, kas yra už mūsų gebėjimo suvokti. Ir galbūt tai gerai. Nes jei galėtume viską suprasti, jei galėtume viską išmatuoti, jei galėtume viską apskaičiuoti, tai ką tai pasakytų apie mus? Tai pasakytų, kad esame maži, paprasti, ribotas. Bet jei yra dalykų, kurių negalime suprasti, jei yra mįslių, kurių negalime išspręsti, tai reiškia, kad esame dalis kažko didesnio, kažko gilesnio, kažko begalinio. Ir galbūt tai yra tikroji kvantinio nemirtingumo pamoka. Ne tai, kad gyvensime amžinai, ne tai, kad negalime mirti, bet tai, kad esame dalis mįslės, dalis stebuklų, dalis kažko, kas yra už mūsų supratimo. Dabar grįžkime prie pradžios. Prisimenate, kai pradėjome? Šią akimirką, kol skaitote šiuos žodžius, jūsų smegenys priima maždaug 11 milijonų bitų informacijos per sekundę. Jūsų širdis plaka, kraujas teka venomis, plaučiai įkvepia orą. Bet dabar žinote kažką, ko nežinojote tada. Žinote, kad kiekviena iš šių akimirkų yra pasirinkimas. Ne metaforinis pasirinkimas. Tikras, fizikinis, kvantinis pasirinkimas. Pasirinkimas tarp begalybės galimybių. Ir žinote, kad kiekvienas pasirinkimas sukuria šakas. Šakas, kuriuose skirtingos versijos jūsų gyvena skirtingus gyvenimus. Šakas, kurios visos yra vienodai tikros. Visos vienodai jūs. Ir žinote, kad iš jūsų perspektyvos, iš pirmojo asmens perspektyvos, jūs visada būsite šakoje, kurioje egzistuojate. Nes negalite būti niekur kitur. Negalite patirti savo neegzistavimo. Bet ar tai reiškia, kad negalite mirti? Galbūt, galbūt ne. Mes nežinome. Bet štai ką žinome. Ši akimirka yra tikra. Ši patirtis yra tikra. Šis aš, kuris skaito šiuos žodžius, yra tikras. Ir nesvarbu, kas nutiks po to. Nesvarbu, ar yra kitos šakos, ar yra kiti gyvenimai, ar yra fundamentali sąmonė, kuri tęsiasi. Ši akimirka yra vertinga. Ši patirtis yra svarbi. Šis gyvenimas turi reikšmę. Nes tai vienintelė akimirka, kurią turite. Vienintelė patirtis, kurią galite patirti. Vienintelis gyvenimas, kurį galite gyventi. Dabar, čia, šioje šakoje. Ir galbūt tai yra tikroji pamoka. Ne tai, kad gyvensime amžinai, bet tai, kad ši akimirka yra amžina. Kad ji niekada nepasikartos, kad ji yra unikali visoje begalybėje šakų. 2026 metais poetas ir filosofas Johnas O'Donohue, kuris mirė prieš daugelį metų, bet kurio žodžiai vis dar gyvena, parašė: Laikas nėra linija, tai gylis. Kiekviena akimirka yra vartai į amžinybę. Ir jei galite būti visiškai čia, visiškai dabar, visiškai gyvi,
tai jūs jau esate amžinybėje. Visiškai čia, visiškai dabar, visiškai gyvi. Galbūt tai yra atsakymas. Ne į klausimą, ar galiu mirti, bet į klausimą, kaip turėčiau gyventi. Gyvenkite taip, lyg ši akimirka būtų vienintelė, nes tam tikra prasme ji yra. Gyvenkite taip, lyg kiekvienas pasirinkimas sukurtų begalybę, nes jis sukuria. Gyvenkite taip, lyg būtumėte dalis kažko didesnio, nes esate. Ir kai ateis momentas, o jis ateis, bent jau šioje šakoje, kai jūsų širdis plaks paskutinį kartą, kai jūsų smegenys pradės išsijunginėti, kai sąmonė pradės blėsti, kas nutiks? Mes nežinome. Galbūt yra kita šaka, galbūt jūsų sąmonė pereis į ją ir iš jūsų perspektyvos jūs tiesiog tęsitės. Galbūt patirsite neįtikėtinai mažos tikimybės įvykių seką, kuri palaikys jūsų gyvybę dar vieną akimirką. Ir dar vieną, ir dar vieną. Amžinai. Galbūt fundamentali sąmonė, kosminis protas, vandenynas, iš kurio kylame, priims jūs atgal. Ir jūs patirsite save kitomis formomis, kitose šakose, kitose bangose, bet vis tiek kaip jūs, nes viskas yra jūs. Arba galbūt tai tiesiog pabaiga. Galbūt sąmonė išnyksta kaip liepsna, galbūt nėra kitų šakų, nėra kito gyvenimo, nėra tęsinio, tik nieko. Bet štai kas keista, net jei tai nieko, jūs to nepatirsite, nes patirtis reikalauja sąmonės, ir jei sąmonės nėra, nėra nieko, kas galėtų patirti nieką. Taigi iš jūsų perspektyvos, vienintelės perspektyvos, kurią galite turėti, mirtis yra nepatiriama, ji yra už patirties ribų. Tai reiškia, kad nesvarbu, kas yra tiesa, nesvarbu, ar kvantinis nemirtingumas yra tikras ar ne, iš jūsų perspektyvos jūs niekada nepatirsite mirties. Arba tęsitės kitose šakose, arba nebus nieko, kas galėtų patirti pabaigą. Taigi galbūt klausimas, ar galiu mirti, yra neteisingas klausimas. Galbūt teisingas klausimas yra, ar svarbu? Ir atsakymas yra, taip, tai svarbu. Ne todėl, kad mirtis yra pabaiga ar ne pabaiga, bet todėl, kad gyvenimas yra dabar, pasirinkimas yra dabar, akimirka yra dabar. Ir ši akimirka, ši vienintelė, unikali, niekada nepasikartosianti akimirka yra viskas, ką turite, ir viskas, ko reikia. Taigi gyvenkite ją visiškai, drąsiai, gražiai. Nes nesvarbu, ar yra begalybė šakų po šios akimirkos, ar nėra nieko, ši akimirka yra tikra. Ši patirtis yra tikra, šis jūs yra tikras. Ir tai yra stebuklas. Ne todėl, kad jis tęsis amžinai, bet todėl, kad jis yra dabar. Ir dabar yra viskas. Visada buvo, visada bus. Taigi štai esame, pabaigoje arba pradžioje, priklausomai nuo to, kurioje šakoje esate. Prisimenate klausimą, su kuriuo pradėjome? Kodėl tu negali mirti? Dabar žinote atsakymą. Arba bent jau žinote, kad atsakymas yra sudėtingesnis nei klausimas. Kad jis apima kvantinę mechaniką ir sąmonę, matematiką ir mįslę, mokslą ir šventumą. Bet galbūt tikrasis atsakymas yra paprastesnis. Tu negali mirti ne todėl, kad esi nemirtingas, bet todėl, kad esi čia, dabar. Skaitai šiuos žodžius, kvėpuoji šį orą, gyveni šią akimirką. Ir kol tai tiesa, kol esi čia, mirtis yra tik idėja, tik galimybė, tik kažkas, kas nutinka kitose šakose. Bet ši šaka, ši akimirka yra tavo ir niekas negali jos atimti,